Tėtis pažvelgė į mane tą pažįstamą išraišką, kuri niekada nereikalavo leidimo. Tai buvo ta, kuri automatiškai suponuodavo sutikimą dar prieš jį suteikiant. Jo lūpų kampučiuose buvo vos pastebimas šypsnys, nei šiltas, nei žiaurus, tiesiog užtikrintas. Jis parodė į kambario kampą, kur stovėjo viena kėdė, šiek tiek atskirta nuo visko aplinkui, arti aptarnavimo zonos, kur padavėjai judėjo įgūdžiais, neždami šampano taures ir užkandžius. Veipiai stalas skirtas tik šeimai, tarė jis nesumažinęs balso tono, bet ir nesukėlęs jo. Jo žodžiai buvo tokie, kad juos galėjo išgirsti tik patys artimiausi žmonės, bet dėl to daugiau nei keli žvilgsniai automatiškai pasisuko mūsų link. Pajutau, kaip ore sklandė trumpa, bet aiški pauzė, tokia, kurią užfiksuoji net jei niekas jos nepastebi. Nekalbėjau, nesiginčijau, ieškodama akių, kurios galėtų mane išgelbėti. Tiesiog nuėjau prie tos kėdės, kurią jis parodė, atsargiai padėjau savo rankinę, kad ji neužkliudytų praėjimo, prisitraukiau kėdę, kad ji nebraižytų grindų ir atsisėdau. Susikaupiau sulankstydama rankas ant kelių ir leidau momentui praeiti, kaip buvau išmokusi daryti šioje šeimoje. Nieko neįvyko. Kambarys tęsė savo veiklą, lyg niekur nebūtų nutolęs. Mano mamos akis trumpam nukrypo į mane, bet greitai nuslydo, lyg būtų pamatę ką nors atspindinčio, ko nenorėjo matyti. Ji pakėlė taurę ir įsitraukė į jau prasidėjusią pokalbį. Mano brolis Kolė visai nesuklupo, stovėjo toje vietoje, kur kambarys natūraliai sulinko į jį, šypsodamasis, linkėdamas sveikinimų, lyg jie būtų skirti jam savaime. Tėtis nedelsdamas perėjo prie kito svečio, jo gestas užsimiršo vos tik buvo atliktas. Iš centrinių stalo puokščių sklandė gardenijų kvapas, susipinantis su šiltu kepto mėsos aromatu, sklindančiu iš virtuvės. Kur nors grojo styginis kvartetas, atlikdamas kažką klasikinio, ką turėjau atpažinti, bet tuo metu negalėjau pavadinti. Sidabrinių įrankių skambėjimas prieš porcelianą sukūrė ritmą, kuris skambėjo po viskuo stabiliai ir abejingai. Iš savo sėdimos vietos galėjau aiškiai matyti viską. Veipiai stalas buvo uždengtas kreminės spalvos staltiese su auksiniais akcentais, o šviežios gėlės kaskadavo iš krištolo vazų. Ten esančios kėdės buvo apmuštos, patogios, skirtos žmonėms, kurie turėjo likti ilgai. Mano kėdė buvo metalinė, su plonu užvalkalu, tokia, kuria vietos laikomos pertekliui ir kuri sakė, kad esi čia, bet nesitikė, jog būsi svarbus. Stebėjau, kaip kambarys susitvarko, kėdės pasislenka, balsai randa savo toną, o dėmesys susikoncentruoja į vidurį, tvirtai apsupdamas mano šeimą kaip kumštį, kuris užsidaro. Tapau dalimi paraštės, pakankamai arti, kad viską matyčiau, ir pakankamai toli, kad nebūčiau reikalinga. Tai buvo tvarkingas išdėstymas, nereikalaujantis paaiškinimų, nes niekas jų neprašys. Tai buvo mano brolio vestuvės, kurioms aš praleidau 3 mėnesius padėdama planuoti. Bendravau su maisto tiekėju, kai mano mama. Buvo akimirka, kai sėdėjau šalia aptarnavimo koridorius, stebėdama, kaip padavėjas praeina su krevetėmis, tačiau jo padėklas nesustoja prie mano kėdės. Tuo tarpu šventė jau buvo įsibėgėjusi, o mano tėvas, stovėdama šalia veipiai stalo, su pakeltu taure ir įprastu šiltu balso tonu, dėkojo visiems susirinkusiems. Jis giria jaunavedžius, dėkoja tiekėjams, pasakoja apie nuostabią vietą ir idealų orą, kuris taip puikiai bendradarbiavo šią ypatingą dieną. Kalbėdamas apie šeimą, tradicijas ir svarbą susiburti šventėms, jis manęs nepaminėjo nė žodžių. Išklausiau viską, nesureaguodama, mano laikysena išliko nepakitusi. Aplodismentai kilo ir krito lyg orkestro bangos, taurės skambėjo, o žmonės lenkėsi vieni į kitus prie pagrindinių stalų, jų kūnai suformavo uždarą figūrą, apimančią visus, kurie buvo svarbus, ir išskiriančią tuos, kurie ne. Tuo tarpu padavėjas praeidamas nešdamas taurę šampano, akimirkai sustojo prie veipiai stalo, greitai ir efektyviai išdalindamas gėrimus mano tėvams, broliui, jo naujai žmonai Savannah, jos tėvams ir kitiems svarbiems svečiams. Padavėjas nuėjo toliau, nepastebėjęs manęs. Tai nebuvo nemandagu, tai buvo efektyvu. Aš nesukau rankos, nesukau kėdės, sistema veikė tiksliai taip, kaip buvo sukurta. Prisimindama savaitės prieš šią naktį, galvojau, kiek kartų mano telefonas vibruodavo, kai mano vardas buvo susijęs su sprendimais. Kai reikėjo ką nors sutvarkyti, aš buvau ten.
Kai reikėjo švęsti, aš buvau šalia. Patirdama šio vakaro atmosferą, suvokiau, kaip kambario forma keitėsi, tai nebuvo nauja mintis, tačiau sėdėdama čia, negalėjau pasipuošti paaiškinimais. Mano brolis juokėsi iš kažko, ką pasakė kitas svečias, jo juokas skambėjo šviesiai ir lengvai, nes jis niekada dėl to neįdėjo pastangų. Visos privilegijos, kurias jis turėjo, buvo jam suteiktos, taip pat kaip ir ši vestuvė. Dėmesys, atlaidumas ir antros galimybės visada buvo jam suteiktos. Kai Kole kažką pamiršo, visada buvo pasakojimas paaiškinantis, kodėl tai buvo pagrįsta. Kai aš kažką pamiršdavau, paaiškinimų tikimasi, o nesiūloma. Muzika pasikeitė į lėtesnę, romantiškesnę melodiją ir poros pradėjo judėti link šokių aikštelės. Mano mama šypsodamasi pažvelgė į tėvą, ta šypsena atrodė šilta iš tolo, tačiau iš arti ji nesakė nieko. Jie prisijungė prie kitų porų, besisukant aplink, tarsi demonstruodami partnerystę visiems, kurie stebėjo. Tačiau aš žinojau geriau. Žinojau skirtumą tarp pasirodymo ir tiesos, nes stebėjau juos visą savo gyvenimą. Savana mama, šiek tiek žvilgtelėjusi į mano pusę, atrodė pasimetusi, galbūt tai buvo susižavėjimas ar net užuojauta. Tačiau greitai atsisuko, pasirinkdama nesigilinti į tai, ką tik buvo pamačiusi. Viskas buvo lengviau, visada lengviau. Aš likau ten, kur buvau. Nėra karščio, nėra gėdos reikalaujančios veiksmų, jausmas buvo šaltas, bet švaresnis. Kėdė, kurioje sėdėjau, nebuvo atsitiktinumas. Ji laukė manęs ilgai prieš šią naktį, buvo sukurta kiekvieno momento, kai žengiau atgal, kad kas nors kitas galėtų žengti į priekį, rezultatas kiekvieno mano nuspaudimo, kai grupė galėjo judėti toliau. Kiekvienas sprendimas, priimtas be manęs, vis tiek buvo laikomas mano atsakomybė. Šis suvokimas tyliai nusėdo manyje kaip faktas, kai jis ilgą laiką buvo tiesa ir galiausiai nustoji su juo ginčytis. Atstumas tarp manęs ir veipei stalo nebuvo didelis, gal 20 pėdų, tačiau jis buvo tvirtas, laikomas. Jie buvo kartu, o aš ne. Niekas nesikreipė, niekas neatsiprašė, niekas nepasitikrino, ar man viskas gerai. Tų gestų trūkumas pasakė daugiau nei bet koks susidūrimas galėjo. Jie visada nuspręsdavo, kur aš priklausiau, o šį vakarą tai tapo akivaizdu ir jie manė, kad tai yra visko pabaiga. Skambutis atkeliavo, kai buvau per pusę vakarienę savo bute. Mano telefonas vibravo ant stalo kaip visada, kai kažkas jau buvo negerai kažkur. Neleisdavau jam skambėti ilgai, kad tai jaustųsi kaip pasirinkimas. Žengiau į koridorių, nusileidau balsą iš įpročio, nors nieko kito ten nebuvo, ir klausiau, kaip mano mama aiškina, kad yra problema su vestuvių planavimu. Nėra nieko didelio, tiesiog vienas iš tų dalykų, bet ar galėčiau padėti tai išspręsti, kol tai netaps didesnė problema. Ji nesiteiravo, ar esu laisva, ar noriu tai daryti. Ji tiesiog padarė pauzę, tarsi manytų, kad jau sutikau. Aš sutikau, nes tai buvo vaidmuo, kurį praktikuoju jau daug metų. Tas, kuriame pasirodau ne todėl, kad būčiau norima, bet todėl, kad esu patikima. Taip dažniausiai ir prasidėdavo, ne su šventėmis ar kvietimais, bet su skubumu. Kažkas buvo pavėluota, kažkas nepatvirtino, planas reikėjo koreguoti. Aš buvau skambutis, kurį pasidarydavo, kai laikas buvo ankštas, o pasiteisinimai nebeveikė. Iš pradžių man nebuvo svarbu, kad mane reikia, tai atrodė pakankamai arti to, kad būčiau įtraukta, jog neklausčiau skirtumo. Aš atvykau laiku, įvykdžiau pažadus. Nedariau iš mažų dalykų pokalbių, jei buvo trinties, aš ją sušvelninau, jei buvo tylos, aš ją užpildžiau. Laikui bėgant, šios savybės tapo lūkesčiais. Man nebereikėjo klausti, užduotys atkeliaudavo su mano vardu jau pritvirtintų kaip bagažas išsiųstas į tikslą, kuriuo visi kiti džiaugiasi. Šis modelis prasidėjo dar prieš man pakankamai užaugant, kad jį atpažinčiau. Man buvo 12, kai mano močiutė šventė savo 70-ąjį gimtadienį mūsų tėvų kieme. Po pietų buvo karšta, tai buvo tas vidurio vakarų vasaros karštis, kuris viską sulėtindavo ir apsunkindavo. Kolas turėjo padėti paruošti sulankstomas stalas, bet jis dingo su draugai žaisti krepšinį į parką, esančią gatvės gale. Mano mama nusiuntė mane jo ieškoti ir aš ėjau 3 kvartalus karštyje, radau jį besišypsantį su savo draugais.
Klara žvelgė į draugą, kuris kaip ir visada atrodė tarsi nebūtų girdėjęs jos prašymo. Ji žiūrėjo į ją, lyg ji būtų paprašiusi išspręsti sudėtingą matematikos uždavinį. Tačiau po akimirkos jo veidą nušvietė lengva šypsena ir jis tarė: "Pasakyk mamai, kad grįžtų, būsiu greitai." Klara grįžo pas mamą ir pranešė, kad viskas bus gerai. Mama linktelėjo galvą ir pasiūlė Klarą pačiai pasirūpinti stalais, kadangi ji jau ten buvo. Kai vakarėlis prasidėjo, Klara buvo pasiruošusi. Ji buvo sutvarkiusi visus 12 stalų, išdėliojusi kėdes, padėjusi močiutei į jos ypatingą vietą ir net 2 kartus parnešusi ledo iš kaimyno šaldiklio, nes jo pritrūko. Po 20 minučių po svečių atvykimo pasirodė Kolas, ką tik įsimaudęs, ir močiutė apkabino jį taip, lyg jis būtų grįžęs iš karo. Niekas neužsiminė apie stalus ar ledą, tėvas paplojo Kolui per petį ir tarė: "Štai mano berniukas." Tuo momentu Klara suprato, nors ir negalėjo to įvardinti, kad jos pastangos liko nematomos, o Kolas tapo tikrų įvykių. Šis dinamiškas santykis kartojosi skirtingose erdvėse ir skirtingais amžiumi. Sulaukusi 16, Klara visą savaitgalį praleido padėdama mamai ruoštis vakarieniai, kurią ji rengė savo vyro verslo partneriams. Ji poliruodavo sidabrą, dėliojo gėles, o stalą keitė 3 kartus, nes mama nuolat keitė nuomonę apie išdėstymą. Kolas turėjo pasimatymą, o mama, nesiekdama daryti problemų, pasakė, kad viskas gerai. Vakarienės metu vienas iš partnerių pagyrė stalą, o mama, maloniai šypsodamasi, sakė: "Viskas priklauso nuo tinkamos pagalbos." Ji net nežiūrėjo į Klarą, nes žodžiai pagalba jai pasakė viską apie jos vietą. Po šios patirties Klara nusprendė nebelaukti, kol ją įtrauks. Ji pradėjo daryti viską pati, manydama, kad jai taps nepakeičiama, galbūt kas nors tai pastebės. Deja, tai niekada neatsitiko. Baigusi kolegiją, vaidmenys tapo aiškus. Kolas buvo tas, kuriam visi investavo, jo ateitis atrodė perspektyvi. Jis keitė studijų programas, metė vieną magistrantūros programą, pradėjo kitą ir galiausiai apsistojo jaunojo bankininko pozicijoje, kurioje jam padėjo vienas tėvo draugas. Tėvai tai vadino savo kelio radimu. Klarai baigus studiją su pagyrimu ir pradėjus dirbti investicijų fonde, tėvas pasakė, kad gerai, jog ji yra praktiška. Tarsi ambicija būtų kažkas, už ką ji turėtų atsiprašyti. Vestuvių paruošimai sekė tą patį scenarijų. Tai, kas prasidėjo kaip "ar gali padėti su keliais dalykais", virto Klara viską sutvarkys be jokio perėjimo. Ji koordinavo tiekėjus, tvarkė biudžetus, dėrėjosi dėl sutarčių, valandas praleido telefonu, švelnindama nesusipratimus tarp mamos ir Savanos mamos dėl svečių sąrašo. Ji persirašė sėdimų vietų planą 4 kartus, nes tėvas vis pridėdavo žmonių, apie kuriuos pamiršo paminėti likus 3 savaitėms iki vestuvių. Originali vieta buvo užlieta, draudimo reikalavimai, mėnesiai remontų. Naktį, kai laikrodis rodė 11, mano telefonas nuskambėjo. Tai buvo mano sesuo, jos balsas buvo kupinas ašarų. "Viskas sugadinta", sakė ji. Iškart po šio skambučio aš supratau, kad turėsiu perprasti situaciją ir rasti naują vietą šventei. Per artimiausias 72 valandas po nepertraukiamo darbo ir įtemptos dėrybų su tiekėjais sugebėjau viską suderinti taip, kad pokytis būtų kuo mažiau jaučiamas. Miegoti galėjau gal 6 valandas viso per tas dienas. Kai mano tėvas pranešė šeimai apie naują vietą, jis tai pateikė kaip laimingą atsitiktinumą. "Mes pasisekė", sakė jis. "Nauja vieta dar geresnė." Jis nepaminėjo, kaip ta laimė atsitiko. Nepaminėjo manęs. Kolė, mano brolis, atsiuntė žinutę, kurioje padėkojo už pagalbą su vieta. Nėra skambučio, nėra pokalbio, tik 5 žodžiai, kurie sumažino 72 valandų darbo rezultatus iki vietos reikalų. Parašiau "nėra už ką" ir 3 kartus ištryniau prieš galų gale paspaudęs siųsti. Ta favoritizacija nebuvo dramatiška, ji buvo struktūrinė. Jis slypėjo prielaidose, kurias visi darė, net nesusimąstydami. Kolė buvo ateitis, aš buvau palaikymo sistema, jis buvo investicija, aš priežiūra. Kiekvienas šeimos susitikimas tyliai tai patvirtindavo, o bandymas tai paminėti atrodytų menkas, perdėtas ar net niekuo nepagrįstas. Bet tai nebuvo niekas.
Tai buvo viskas, ant ko buvo pastatytas mūsų santykių pamatas. Kai sėdėjau toje kėdėje mano brolio vestuvėse, stebėdama, kaip šeima švenčia be manęs, supratau tiksliai, kaip ten atsidūriau. Aš pati žengiau tuos žingsnius, tikėdama, kad jei būsiu naudinga, galiausiai tapsiu vertinama. Klydau. Paskutinės 3 savaitės iki vestuvių buvo kupinos skambučių, laiškų ir problemų, kurios pasirodydavo netikėtai ir reikalavo skubių sprendimų. Judėjau per tai kaip ir per viską, ką šeima iš manęs prašė, efektyviai ir be skundų, sakydama sau, kad tai laikina. Vienas renginys, vienas paskutinis bandymas būti naudinga, po to viskas grįž į kažkokią normalumo versiją tarp mūsų. Tačiau šį kartą kažkas buvo kitaip. Problemos nebesikėlė tik iš mano šeimos, jos plūdo iš visur, o visi atrodė, kad tiksliai žino, ką skambinti. Rytą, kai turėjo būti pateiktas galutinis laiko grafikas koordinatoriai, mano mama paskambino. Ji pasakė, kad Savannah tėvai pridėjo 15 žmonių į svečių sąrašą, nepaskelbė niekam. Kad Tereriui reikėjo žinoti iki vidurdienio, o vietai atnaujintų skaičių iki 3. Sėdimasis planas, kurį tobulinau 2 savaitės, tapo pasenusiu. Paklausiau, kodėl niekas apie tai anksčiau nepaminėjo. Mama atsiduso, tas jos atsidusimas, kuris sakydavo, kad esu sudėtinga klausdama protingų klausimų. Tokie dalykai nutinka, Klara, tiesiog išspręsk tai. Aš tai išsprendžiau, visada išsprendžiau. Tačiau netrukus floristė paskambino man tiesiogiai, ne mano mamai, ne Kole, ne koordinatoriai, o man. Ji gavo mano numerį iš Savannah mamos, kuri sakė, kad aš esu ta, kuri iš tikrųjų viską organizuoja. Vietos vadybininkas man parašė laišką su klausimais apie laiką, pirmiausia mane įtraukdama, o tada visus kitus. Fotografijos asistento žinutė atsiuntė man patvirtinimą dėl detalių, kurios turėjo būti perduotos. Kaip oficiali koordinatorė, neišvengiamai sugebėjau pastebėti, kad mano vaidmuo buvo aiškiai apibrėžtas visame vestuvių tinklo kontekste. Niekas manęs nepažinojo kaip nuotakos brolio ar šeimos narės, bet kaip ta, kuri rūpinasi organizaciniais reikalais. Aš tapau ta, su kuria visi susisiekia, kai reikia ką nors atlikti. Niekada nesu prisistačiusi tokiu būdu, nesikreipiau, kad būčiau kontakto asmuo, tačiau kažkokiu būdu tai buvo mano įvaizdis kitų akyse. Vestuvių savaitę susitikau su Savannah, kad aptartume paskutinius vestuvių organizavimo aspektus. Jie atvyko 20 minučių vėliau, laikydama telefoną prie ausies ir jau kalbėdama apie savo nagų procedūrą. Kai ji prisėdo, man nusišypsojo, tai buvo tas šypsnys, kurį skiri žmonėms, kurių vardus reikia įsidėmėti, o ne tiems, su kuriais iš tiesų pažįstama. Savannah buvo graži, turinti tą natūralų žavesį, dėl kurio akimirksniu supratau, kodėl Kole ją pasirinko. Jos plaukai krito tobulomis bangomis, nagai buvo akivaizdžiai padaryti tą rytą, o sužadėtuvių žiedas blizgėjo kiekvieną kartą, kai ji pajudino ranką. Viskas apie ją rodė, kad gyvena gyvenimą, kuriame detalėmis rūpinasi kiti žmonės. Kai ji pagaliau nutraukė pokalbį, pasakė, Kole man sakė, kad tu viską organizuoji. Tai labai miela iš tavęs, mielas. Šis žodis skambėjo kaip etiketė, o ne kaip pagyrimas. Juk tai skambėjo lyg aš tai daryčiau iš perteklius gerumo, o ne todėl, kad niekas kitas to nedarė. Nusišypsojau ir pasakiau, kad tai ne problema. Paklausiau, ar ji turi kokių nors paskutinių rūpesčių dėl organizavimo. Ji užtruko akimirką, sukinėdama plaukų sruogą aplink pirštą. Iš tiesų, taip, mano mama nerimauja dėl stalų išdėstymo. Ji nenori būti per arti tavo tėvų, nes žinai, jie gali būti šiek tiek intensyvus. Aš žinojau, ką ji turi omenyje, augau su jais ir gerai pažinojau jų elgesį. Pasakiau, kad vėl pataisysiu sėdėjimo planą. Puiku, ji pasakė, jau siekdama savo telefono patikrinti pranešimą, tada sustojo ir pažvelgė į mane su beveik apmąstančia išraiška. O mano draugė Rachel ateis į vestuves. Ji dirba su manimi firmoje, labai pastebima, ji viską pastebi, ji lengvai juokiasi, kaip žmonės juokiasi, kai dalyjasi apkalbomis, maskuotomis kaip informacija. Pasakiau jai, kad ji turėtų kreiptis į mane, jei Rachel reikės kokių nors paslaugų, nes aš esu atsakinga už logistiką. Logistika ir visa kita, juokais pridėjau.
Stebėjau, kaip ji peržvelgė meniu be jokio susidomėjimo, kaip jos tobulos nagai beldėsi į stalą ir supratau tai, ko anksčiau nesupratau. Tai nebuvo tik mano šeima, tai buvo istorija, kurią apie mane pasakojo kiti, istorija, kuri išėjo už mūsų namų ribų, už vakarienių stalo ir pasiekė pasaulį, kuriame gyveno Savannah. Ji nebuvo žiauri, ji tiesiog kartojo tai, ko buvo išmokyta. Klara rūpinasi viskuo, Klara yra naudinga, Klara nėra ta sesuo, su kuria gali pažinti, Klara yra ta sesuo, kurią galima išnaudoti. Šis suvokimas buvo kitoks nei tie, kuriuos anksčiau nešiojau su savimi. Tai buvo ne tik apie mano šeimą. Savo gyvenime Klara dažnai jautėsi tarsi šalia besidriekiančio kelio, kurio niekada nebuvo pasirinkusi pati. Jos vertė, atrodo, buvo suvokiama vien tik per funkciją, vien kaip šeimos nario, o ne kaip žmogaus su svajonėmis ir ambicijomis. Savannah, jos būsimasis šeimos narys, žvelgė į ją ne kaip į potencialią seserį, bet kaip į aukštos kokybės paslaugų teikėją, su kuria siejo tik genetiniai ryšiai. Tai buvo šaltas ir distancijuotas požiūris, primenantis, kaip žmonės vertina gerą maisto tiekėją ar patikimą gėlių parduotuvę. Tu tikrai puikiai tai darai, pasakė Savannah, jau susitelkusi į savo telefoną. Kole visada sako, kad tu esi ta, kuri gali pasitikėti, neprotinga, nesėkminga, neturinti savo gyvenimą ir karjerą. Tik patikima. Klara stebėjosi, kiek kartų jos vardas buvo minimas tokiuose kontekstuose, kiek žmonių jau šioje šventėje žinojo, kad Klara bus ta, kuri tvarkys logistiką, net nesusipažinę su ja kaip asmenybė. Pietus baigėsi, kai Savannah oro bučinį paliko ant Klarinio skruosto, pažadėdama ją pamatyti repeticijų vakarienėje. Išeidama ji net neatsisuko, telefono ragelyje jau ieškodama kitos užduoties. Klara liko sėdėti keletą minučių, žvelgdama į sąskaitą, kurią Savannah net nebandė padalinti. Ji suprato, kad jos istorija buvo parašyta be jos patirties ir paskleista be jokio jos žinojimo. Repeticijų vakarienė vyko 2 naktis prieš vestuves, restorane, kurį pasirinko Klarin tėvas, kadangi jo verslo partneris buvo šio restorano savininkas. Privačioje salėje buvo elegantiška, visur žvakės, baltos staltiesės, vynas kainuojantis daugiau nei Klara išleisdavo per mėnesį maistui. Jie atvyko anksti, kad viskas būtų paruošta tinkamai, patikrino vietų korteles, patvirtino meniu su virtuve ir įsitikino, kad gėlės atitinka užsakytas. Restorano vadovas pasitiko ją vardu, nors niekada nebuvo susitikę asmeniškai. Jis žinojo, kad Klara yra kontaktinis asmuo ir visus klausimus turėjo nukreipti į ją. Jis elgėsi su ja kaip su vestuvių planuotoja, o ne kaip su šeimos nare. Kai šeima pradėjo rinktis, Klara jau buvo pavargusi, tačiau niekas to nesuprato. Jie išmoko ilgą laiką maskuoti nuovargį. Jos tėvai įžengė kaip karališkieji asmenys, priimdami pagyrimus dėl vietos, vyno pasirinkimo ir gražių puokščių. Mama bučiuodavo skruostus ir juokėsi iš juokų, o tėtis paspausdavo ranką su pasitikėjimu, kaip vyras, kuris jaučiasi nusipelnęs visko, ką turi. Kole ir Savannah atvyko kartu, spinduliuodami energiją, tapdami dėmesio centru. Klara stebėjo juos ir mąstė, kiek dar šią dieną turės atlikti užduočių, kol galiausiai galės prisijungti prie visų, kuriuos myli, ir pasinerti į šventės džiaugsmą. Kai jie peržengė duris, niekas nesiteikė klausti, kur buvau praleidusi paskutinėje valandą. Niekas nesusimastė, kaip viskas susiklostė taip tobulai, tarsi vakaras būtų atėjęs be jokio vargo. Stebėjau, kaip Savanos tėvai su švelniu šilumu pasitiko mano tėvus, žmonės, kurie dabar buvo susivienyje dėl savo vaikų pasirinkimų. Mano mama pozicionavo save kiekvienoje nuotraukoje, o tėtis, nekeldamas balso, užvaldė kambarį savo buvimu. Tuo tarpu Kolas priimdavo sveikinimus taip, tarsi jie būtų jo gimimo teisė. Tačiau kai stovėjau šalia savo šeimos žmonių, akis prasilenkdavo su manimi, o kai judėdavau link aptarnavimo zonos, kad išspręsčiau klausimą, jos taiga pagyvėdavo su pažinimo švytėjimu. Toks kontrastas buvo toks nuoseklus, kad atrodė, jog buvo choreografiškai suplanuotas. Pusryčių metu pokalbis pasisuko apie patį vestuvių renginį. Tėtis pakėlė taurę ir kalbėjo apie šeimą, tradicijas, apie tokių momentų svarbą. Jis padėkojo restorano savininkui, svečiams už atvykimą ir Savanos tėvams už nuostabios dukros auginimą. Bet jis man nepadėkojo.
Stebėjau veidus aplink stalą, kai jis kalbėjo. Kai kurie iš jų žinojo, mačiau tai jų akyse, kai jie metė žvilgsnius į mane, ypač kai kalbėjo apie šeimos susivienijimą. Jų veidai mirgėjo, nežinia, gal tai buvo sumišimas, gal nepatogumas. Jie žinojo, kad dirbau prie šių vestuvių mėnesius, žinojo, nes buvo rašę man, skambinę, buvę nukreipti pas mane. Ir dabar jie stebėjo, kaip mano tėtis kalba apie šeimą, neįtraukdamas mano vardo. Vėliau, kai desertai buvo patiekti ir žmonės bendravo tarp patiekalų, aš stovėjau viena prie lango, žiūrėdama į miesto šviesas. Savanos tėvas priėjo prie manęs, savo rankoje laikydamas gėrimą, jis šypsodamasis, nors ir šiek tiek neapsisprendęs, paklausė: "Tu esi sesuo, tiesa?" Ta, kuri rūpinasi logistikos reikalais, jis kalbėjo apie mane kaip apie seserį, kuri rūpinasi logistikos reikalais, tarsi tai būtų mano titulas, kaip aš buvau jam pristatyta. Patvirtinau, kad taip, jis linktelėjo, besukdama savo gėrimą. "Mano žmona sako, kad buvai tikra gelbėtoja." Vien sėdimųjų planas būtų ją išvedęs iš proto, aš padėkojau jam už gražius žodžius. Jis kurį laiką stebėjo mane ir ant jo veido nušvito kažkas, gal smalsumas, o gal klausimas, kurio jis nesiryžo užduoti. Mačiau, kaip jis bandė suderinti žmogų, stovintį priešais jį, su aprašymu, kurį buvo gavęs logistikos asmeniu, patikimu žmogumi, seserimi, kuri viską tvarko. "Įdomu," pagaliau tarė jis, "tu tikrai neatrodai kaip jie." Nebuvau tikra, ar tai buvo stebėjimas ar įžeidimas. Ir man atrodė, kad tai neturi reikšmės. Aš paveldėjau iš močiutės, atsakiau, kas buvo tiesa ir taip pat saugiausia reakcija. Jis vėl linktelėjo, gurkštelėjo savo gėrimo ir neatsisveikinęs grįžo prie kitų svečių. Aš dar kurį laiką likau prie lango stebėdama naktinį miestą. Įsivaizduokite, kaip mano šeima juda po kambarį, tarsi jie ten priklausytų, tarsi vakaras būtų tiesiog nutikęs, o ne kruopščiai sukurta šventė. Aš mąsčiau apie visus tuos žmonės, kurie šioje erdvėje pirmą kartą mane matė. Kiekvienas iš jų jau žinojo pasakojimą apie mane. Klara rūpinasi logistika, Klara yra patikima, Klara visada padeda. Ši istorija juos pasiekė dar prieš man atvykstant, o dabar kiekvienas mano žodis ar veiksmas buvo filtruojamas per šį naratyvą. Aš nebuvau asmuo, kurį reikėjo atrasti, aš buvau funkcija, kurią reikėjo patvirtinti. Sunkumas, su kuriuo susidūriau, nusėdo mano krūtinėje, tarsi svoris. Tai nebuvo vien tik mano šeimos nesugebėjimas mane pamatyti, tai buvo visos pasakojimo struktūros, kuri buvo sukurta ir paskirstyta be mano sutikimo, rezultatas. Kad pakeiščiau, kaip mano šeima mane matė, turėjau pakeisti, kaip jie apie mane kalbėjo, o tai reikštų pripažinti, kad iki šiol jų pasakojimas buvo neteisingas. Tai niekada neįvyks. Pagaliau atėjo vestuvių diena ir oras buvo idealus, kaip visi ir tikėjosi. Pabudau 5 valandą ryte, kad galėčiau atlikti paskutinius organizavimo darbus. Iki 7 valandos jau buvau vietoje, susitikau su dekoravimo komanda, patvirtinau laiką ir išsprendžiau pirmąją nedidelę krizę, kai viena gėlių siunta vėlavo. Vieta, kur vyko šventė, priėmė mane kaip kolegę, o maisto tiekėjas paprašė mano patvirtinimo dėl stalų išdėstymo. Fotografų asistentas patvirtino laiką su manimi prieš konsultuodamasis su kitais. Visi žinojo savo kontaktus, visi žinojo, kas iš tiesų yra atsakingas. Kai mano šeima atvyko apie vidurdienį, viskas jau buvo paruošta. Kėdė stovėjo puikiai, gėlės žydėjo, o laikas ėjo kaip numatyta. Aš stebėjau, kaip jie įžengė į erdvę, kurią sukūriau jiems, kaip jie žavėjosi ją, bet nematė manęs. Ir aš pajutau, kad viduje kažkas pasikeitė. Ne pyktis, ne liūdesys, o kažkas šaltesnio, suvokimas, kad stoviu viduryje pasakojimo, kurio niekada nesutikau pasakoti. Mano mama sklandžiai judėjo po vietą, liesti gėlių kompozicijų ir patvirtindama jas, tarsi pati jas būtų pasirinkusi. Tėvas kalbėjo su vietos vadybininku, turėdamas autoritetą, lyg jis būtų priėmęs visus sprendimus. Kolega pozavo nuotraukoms su savana, atrodydamas atsipalaidavęs ir laimingas, nesirūpindamas jokiais smulkiais dalykais, kurie padarė šią dieną galimą. Ir visi, su kuriais jie susidūrė, jau žinojo pasakojimą. Klara rūpinasi logistika, Klara yra patikima, Klara iš tiesų nėra šeima taip, kaip tai svarbu, Klara yra personalas su geresniu pavadinimu.
Aš stovėjau kambario pakraštyje ir stebėjau, kaip pasakojimas vystosi realiu laiku. Kiekviena sąveika tai patvirtino, kiekviena prielaida tai sustiprino. Ši istorija buvo didesnė už bet kurį momentą ar bet kokį įžeidimą, ji buvo oras, kurį visi kvėpavo nematoma ir visur aplink. Dar nežinojau, kad vakaro pabaigoje sėdėsiu metalinėje kėdėje šalia aptarnavimo koridorius, žiūrėdama, kaip mano šeima švenčia be manęs. Dar nežinojau, kad mėnesių darbas bus ištrintas per vieną akimirką. Mano tėvo gestas, vienas sakinys galėjęs papasakoti, kur aš visada buvau, ėmė skambėti vis labiau ir labiau suprantamai. Pradėjau suvokti, kad problema nebuvo tik ta, kad mano šeima nematė manęs. Problema buvo ta, kad jie išmokė visus kitus taip pat manęs nematyti ir tai buvo kur kas sunkiau pakeisti. Ryto šviesa mane pasitiko dar prieš tai, kai buvau visiškai nubudęs. Telefonas vibravo ant naktinio stalelio, kol galiausiai sustojo ir tai nebeatrodė kaip pertrauka, bet kaip neišvengiamas lūkestis. Žinau, kad žinučių srautas buvo užgriuvęs viena ant kitos, trumpų ir skubotų, kiekviena jų tarsi reikalaujančiai, kad jau būčiau atsikėlęs, apsirengęs ir judėčiau link sprendimo, kas nutiko naktį. Pirmasis pranešimas pranešė apie ceremonijos laiko pasikeitimą, organizatorius turėjo konfliktą ir reikėjo pradėti 30 minučių anksčiau nei planuota. Antrasis pranešimas – fotografas norėjo patvirtinti vietą prieš ceremoniją. Trečiasis – mama klausė, ar jau tvarkiau pirmus 2 pranešimus. Tuo metu dar net nebuvau išlipęs iš lovos. Atvykęs į vietą jau buvo aukštai pakilusi saulė, o šiluma ėmė kauptis lėtai, žadėdama nepatogią popietę. Oras kvepėjo šviežiai nupjauta žole ir jazminais, kurie buvo pasodinti prie įėjimo. Viduje kondicionierius dirbo visų pajėgumų, o erdvė atrodė vėsiai ir tuščia, laukdama, kol ją užpildys žmonės. Visi kiti atrodė turintys savo vietas. Nuotaka buvo vedama iš vienos patalpos į kitą, stilistai ir fotografai be jokių prašymų skaidė kelią. Jaunikis buvo atvestas į šoną, kur vyko tylūs pokalbiai su bičiuliais, kurie baigdavosi draugiškais plojimais ir juokais. Mano tėvus pasitiko pagarba vietos darbuotojai, jie buvo nukreipti į pozicijas, kurioms nebuvo reikalinga jokie paaiškinimai, gavo kavos be prašymo. Kai žmonės kreipėsi į mane, jie naudojo nurodymus, o ne vardus. Ar gali tai sutvarkyti? Mums reikia dar vieno dalyko. Ar patikrinai tai, vykau per rytą kaip funkcija, o ne kaip žmogus? Koordinatorė Lila sykį užmetė man akį ir davė žvilgsnį, kuris išreiškė kažką tarp užuojautos ir nuovargio. Ji žinojo, kad pakankamai kartų perskaitė L laiškus, kad žinotų, kas už šios vestuvių organizavimo stovi jau 3 mėnesius. Apie 11 valandą užuodžiau pokalbio fragmentus vykstančius viename iš šoninių kambarių. Durys buvo šiek tiek atviros ir nedelsiant atpažinau tėvo balsą. Viskas atrodo gerai, sakė jis. Turėtume būti pasiruošę. Laiko tvarkaraštis pasikeitė, tarė kitas balsas, kurio nesugebėjau atpažinti. Galbūt vienas iš jaunikio bičiulių? Ar nebuvo taip, kad organizatorius viską pagreitino? Klara tai sutvarkė, atsakė mano tėvas. Žodžiai skambėjo šaltai, be emocijų, tarsi būtų tik užsiminta, kad santechnikas sutvarkė nuotėkį. Praėjau pro duris nesustojęs, tačiau tuo žodžius nešiojausi su savimi visą rytą. Klara tai sutvarkė, ne mano dukra tai sutvarkė, ne Klara puikiai to pasiekė, bet tiesiog faktas, kuris man atrodė toks pat emociškai svarbus, kaip ir pastaba apie gražų orą. Ceremonija pati buvo nuostabi. Stovėjau kampe, nesijungusi prie vestuvių šventės, nesėdėjau su šeima, tiesiog buvau ten šiek tiek nematomai lyg šešėlis, kurį lengva rasti, kai kas nors nutinka ne taip, bet sunku pastebėti, kai viskas klostosi sklandžiai. Stebėjau, kaip Kolas ir Savana keičiasi įžadais, žiūrėjau, kaip mano mama švelniai nubraukė ašarą su nosine, o tėvas patvirtinančiai linksi, tarsi jis asmeniškai būtų suorganizavęs tikrą meilę. Gėlės buvo tobulos, baltos rožės ir pionių žiedai, būtent tai, ko norėjo Savana. Muzika, kurią buvau paruošusi kartu su styginių kvartetu, skambėjo kaip iš svajonių, o ceremonijos laiko pakeitimas buvo toks sklandus, kad niekas nė nepastebėjo. Tam, kad viskas vyktų sklandžiai, prabudau anksti ir skyriau 2 valandas, kad viską suderintume.
Po ceremonijos salė pradėjo keistis, ruošdamasi priėmimui. Padėjau kiek galėjau, nesikeldama į kelią, pataisydama puokštes čia, patvirtindama detalės su padavėjais ten. Koordinatorė turėjo viską po kontrolę, bet negalėjau sustoti, kad neapsikabintumėčiau aplink. 3 mėnesiai pastangų nesibaigė, kai šventė prasidėjo. Mama surado mane prie šoninio staliuko, tikrindama, ar vietų kortelės yra teisingoje tvarkoje. Jis spinduliavo tą šilumą, kurią visada skleidė renginiuose, tarsi rūpindamasi bet kuriuo, kas galėjo stebėti. Klara, turėtum atnaujinti savo makiažą, pasakė ji, priėmimas tuoj prasidės, aš jai atsakiau, kad viskas gerai. Ji apžvelgė aplinką, kad įsitikintų, jog niekas svarbus neklauso. Atrodai pavargusi, gal šiek tiek lūpdažio? Iš tiesų buvau pavargusi, 3 mėnesiai nuolatinio ruošimosi paliko savo žymę, bet pasakiau jai, kad pasirūpinsiu savimi ir stebėjau, kaip ji nušoka link svečių grupės, norinčios ją pasveikinti su nuostabia ceremonija. Priėmimo pradžioje hierarchija vėl susiklostė. VIP stalas buvo įrengtas salės centre, geriausioje vietoje, kuri pritraukė dėmesį, bet jo nereikalavo. Ten sėdėjo mano tėvai Kolas ir Savannah tėvai ir dar keletas svarbių svečių, jų taurės jau buvo pripildytos, pokalbiai jau virė. Aš stovėjau prie įėjimo, laukdama. Nežinojau, ko laukiu, gal kvietimo, gal gestų. Kažkas pastebėjo, kad nesėdžiu ir paklausė, kur aš priklausau. Laikas ėjo, padavėjai pradėjo judėti po salę su užkandžiais, styginis kvartetas perėjo prie lengvesnės muzikos, skatinančios pokalbį, o svečiai ieškojo savo stalų, tikrino vietų korteles ir patogiai įsitaisė. Vis dar stovėjau, kai prie manęs priėjo tėvas. Akimirką pagalvojau, kad jis ateina pasiimti mane prie stalo, kad bet koks netikslumas bus ištaisytas, kad mėnesių darbas pagaliau bus pripažintas paprastu įtraukimu. Jis sustojo priešais mane su ta pažįstama išraiška, kuri niekada neprašo leidimo, kuri visada tikisi sutikimo. Tuo metu jis mostelėjo į kambario kampą, kur stovėjo vienintelė kėdė netoli aptarnavimo zonos, ir tarė, VIP stalas skirtas tik šeimai. Šie žodžiai nuskambėjo be jokio dramatiškumo, jie turėjo metų naštą ir tvirtumą, kurį neabejotinai jautė vyras, niekada neabejoja savo sprendimais. Aš priėjau prie kėdės, sėdau, perbraukiau rankas per savo kelių lapą ir stebėjau, kaip vakaras prasideda be manęs. Kambarys jau buvo susikaupęs, kai aš pasiekiau tą kėdę, kuriai nurodė mano tėvas. Jaučiau žvilgsnius, kurie sekė mane trumpam, kol vėl nuslydo kitur. Žmonės vertino, ar pripažinti, ką tik matė, ar apsimesti, kad to nepastebėjo. Dauguma pasirinko apsimesti, tai buvo lengviau, visada buvo. Kėdė buvo metalinė su plonu pagalvėliu, kuris palikdavo žymių ant kojų, jei per ilgai sėdėdavai. Ji buvo pastatyta netoli koridoriaus, pro kurį praeidavo padavėjai su savo padėklais, pakankamai arti, kad pamatytų viską, bet pakankamai toli, kad jaustųsi aiškiai atskirta. Šis išdėstymas nebuvo atsitiktinis, niekas šioje šeimoje niekada nebuvo atsitiktinis. Aš sėdėjau ir pritaikiau savo laikyseną, kol ji tapo natūrali. Nesukau galvos, nesidairiau aplink ieškodamas pagalbos, pasidariau ramus, kaip buvau išmokęs būti, matomas, bet neįkyrus, esantis, bet nepretenduojantis. Iš virtuvės sklido kepto ėrieno kvapas, kiekvieną kartą, kai padavėjas stumdavo sūpuoklėmis duris. Stiklinės, susidurdamos prie VIP stalo, skambėjo visame kambaryje, o juokas kilo ir krito numatytų ritmų. Kažkas paprašė konkrečios dainos iš kvarteto ir jie ją grojo, lėtą ir romantišką, kuri suteikė šviesai minkštumo. Iš ten, kur sėdėjau, galėjau matyti viską. VIP stalas atrodė nuostabiai, kaip ir brangus daiktai, kurie visada atrodo natūraliai. Šviesiai kreminės staltiesės atspindėjo žvakių šviesą, gėlės krito iš krištolo vazų kruopščiai sutvarkytų netvarkingumu. Ten sėdinti žmonės linko vienas į kitą kalbėdami, jų kūnai buvo pasukti vidun, sukurdami uždarą formą, kuri nieko nereikalavo iš išorės. Mano mama spindėjo, demonstruodama džiaugsmą su tuo tikslumu, kokį gali pasiekti tik tas, kuris tai praktikuoja dešimtmečiais. Ji lėtai palietė mano tėvo ranką tinkamu momentu, juokėsi tinkamu tonu, visada įsitikindama, kad yra visų fotografijų kadre.
Tėvas lengvai valdė stalą, pereidamas nuo vienos pokalbio temos prie kitos, leisdamas kiekvienam jausti svarbiu, niekada nepasirodydamas skubantis. Kolas sėdėjo šalia Savanos, jo ranka kartais lengvai atsiremdavo į jos nugarą taip, kaip tai daro tik ką susituokę. Jis atrodė laimingas, tikrai laimingas, ir tai kažkaip viską darė dar blogiau. Jis nesiskaičiavo, ar jo laimė yra verta, ar ne, jis tiesiog ją turėjo, taip kaip visada turėjo dalykus, dėl kurių kiti turėjo dirbti. Savana atrodė tobulai, kas, kaip maniau, ir buvo nuotakos prasmė. Jo suknelė kainavo daugiau nei mano automobilis, o plaukai buvo tvarkyti taip, kad atrodytų natūraliai. 3 valandas buvo skirta kiekvienam jos įvaizdžio detaliai ir šis pasiruošimas pasiekė savo tikslą. Ji apžvelgė kambarį, veide atsispindėjo nedidelis sutrikimas, lyg gautų daugiau dėmesio, nei žinotų, kaip su juo elgtis. Tuo metu pro mano kėdę praėjo padavėjas, nešantis šampano taurėmis apkrautą padėklą. Jis sustojo prie VIP stalo, taurės buvo paskirstytos su nepaprastu efektyvumu, o tada padavėjas padėklą jau ištuštinęs nužygiavo tolyn, neapsidairydamas. Aš stebėjau šią sceną, nesijaučiu turintis prie ko reaguoti, nesikreipiau į jį dėl gėrimo, nesukūriau akių kontakto, nesijaučiau esantis paslaugų tinkle. Tai buvo techninis nesusipratimas, o ne asmeninis, tačiau visa technika buvo pagrįsta asmeninėmis patirtimis. Po kelių minučių prasidėjo pirmasis tostų ratas. Mano tėvas pakilo su taure ir kambaryje nutilo šurmulys, kol liko tik jo balsas. Jis kalbėjo apie šeimą, meilę ir tradicijas, kurios jungia kartas. Jis gyrė Koleo charakterį, priėmė Savaną į šeimą ir padėkojo svečiams už jų buvimą ir dosnumą. Per visą šį laiką jis nė karto nepažvelgė į mano pusę. Po to suskambo nuoširdus plojimas, žmonės buvo sujaudinti žodžių, kuriuos laikė nuoširdžiais. Taurės buvo pakeltos aplink kambarį, VIP stalas tapo žvaigždžių konsteliacija, blizgančia žvakių šviesoje. Aš neturėjau taurės, kurią galėčiau pakelti, niekas nepagalvojo man jos atnešti, o aš net nesvarščiau paprašyti. Po tostų pokalbiai atsinaujino į įprastą garsumą, dėmesio ceremonija įsisklaidė į mažesnius burbulus. Aš stebėjau, kaip formuojasi ir tirpsta socialinės sąveikos modeliai, kas prieina prie ko ir kas yra pasitikimas. Tuo metu viena moteris, kurią pažinojau kaip Savana kolegė, sustojo mano regėjimo pakraštyje. Ji žiūrėjo į mane su veido išraiška, kurią sunku buvo įskaityti, ne gailestis, bet kažkas panašaus į sumišimą, lyg bandytų išspręsti problemą, kurios nesitikėjo. Ji nepriėjo, bet ir nenukreipė žvilgsnį, tiesiog stovėjo su šampano taure, stebėdama mane taip, kaip stebėtum ką nors, ką norėtum suprasti. Aš trumpam susitikau su jos akimis, o po to vėl nusisukau. Man nereikėjo jos pagalbos, nenorėjau gailesčio, aš rinkau informaciją, o ne sąjungininkus. Antrasis tostų ratas prasidėjo nuo Savana tėvo, aukšto vyro su sidabriniais plaukais ir pasitikėjimo savimi, kuris anksti uždirbo pinigus ir juos išlaikė. Jis kalbėjo apie savo dukterį, apie dieną, kai ji gimė, ir apie tai, kaip stebėjo, kaip ji užaugo į moterį, stovinčią prieš juos dabar. Jo balse skambėjo tikros emocijos, o kai jis šiek tiek suklupo kalbėdamas, pamačiau, kaip mano mama vėl ištiesė savo nosinę. Jis padėkojo mano tėvams už nuostabų sūnaus auginimą, padėkojo mano broliui, kad daro jo dukterį laimingą, ir pusiau juokais padėkojo visatai už tai, kad sujungė jų šeimas. Bet jis nepadėkojo man. Vakaras pilnas šventiškos atmosferos tęsėsi su kruopščiai apgalvota choreografija. Pirmiausia buvo patiekti vakarienės patiekalai, kiekvienas jų atkeliaudavo prie VIP stalo, kol galiausiai pasiekdavo ir kitus svečius. Kai mano lėkštė galiausiai pasiekė mane, maistas buvo tik šiltas, o patiekimo forma kiek mažiau apdairi nei tų, kurie sėdėjo pagrindiniuose staluose. Nepaisant to, valgiau. Buvo vėlu, o atsisakyti maisto būtų buvęs pareiškimas, kurio nesijaučiau pasiruošusi daryti. Tarp patiekalų žmonės pradėjo judėti, cirkuliuodami tarp stalų, atnaujindami ryšius su draugais ir giminaičiais, kurių nematė ilgus metus. Kai kurie iš jų, eidami pro šalį, žvilgtelėjo į mane, jų veiduose nušvito atpažinimo ir neaiškumo šešėlis, kol galiausiai įsivyravo mandagus neutralumas. Kelios galvos linktelėjo, tačiau dauguma praeinančiųjų apsimetė, kad manęs nemato.
Niekas nesustojo paklausti, kodėl moteris, organizavusi didžiąją dalį šios šventės, sėdi viena netoli aptarnavimo koridoriaus. Galbūt jie manė, kad tam yra priežastis arba tiesiog nenorėjo žinoti. Kai pagrindinis patiekalas artėjo prie pabaigos, pirmą kartą nuo tos akimirkos, kai jis parodė į kėdę, mano tėvas pažvelgė į mane. Jo veidas buvo labiau vertinantis nei susirūpinęs, lyg vertintų situacijos kontrolę, ar aš nesukelsiu problemų. Laikydama savo veidą neutraliu, leidau jam žiūrėti. Atrodo, kad tai, ką jis matė, jį tenkino, nes jis vėl pasuko dėmesį ir grįžo prie pokalbio, neparodydamas jokio emocinio pokyčio. Vertinimas buvo baigtas, aš išlaikiau testą, nes buvau pakankamai tyliai, kad nesukeltų dėmesio. VIP stalas švytėjo kambario centre, pritraukdamas dėmesį kaip objektyvas gaunantis šviesą. Visi, kas buvo svarbus, buvo ten ir aš sėdėjau 20 pėdų atstumu, pakankamai arti, kad viską matyčiau, bet pakankamai toli, kad galėčiau tai stebėti aiškiai. Jie manė, kad tai buvo kažko pabaiga, kad mano tylėjimas yra sutikimas. Jie manė, kad kėdė, kurią jie man parinko, laikys mane ten, kur jie norėjo. Jie klydo. Recepcija tęsėsi, lyg niekas nebūtų pasikeitę. Muzika kildavo ir krisdavo pagal grafiką, juokas skambėjo per kambarį, o padavėjai su padėklais judėjo tarp stalų. Tačiau laiko tėkmė po paviršiumi pradėjo silpnėti, ir tik kai kurie žmonės tai pastebėjo. Aš tai pastebėjau. Perėjimas prie torto pjaustimo turėjo įvykti 8:15. Koordinatorė turėjo tvarkaraštį atspausdintą ant laminuotos kortelės, kurią nešiojosi kišenėje. Fotografas buvo paruoštas, konditerijos pagalbininkas stovėjo su ceremoniniu peiliu, tačiau vedėjas nepaskelbė jokio pranešimo. 8:15 akimirka atėjo ir praėjo, o kambarys tęsėsi, lyg nieko nebūtų buvę. Lila, profesionaliai žiūrėdama aplink, greitai skanavo erdvę. Jos akys judėjo greičiau nei turėtų. Ji ieškojo kažko ir aš puikiai žinojau, kas tai. Jos žvilgsnis trumpai užkliuvo už VIP stalo ir nusileido ant manęs, bet tuoj pat nusisuko. Kai Lila prisiminė apie naują susitarimą, ji nusprendė neiti tiesiai prie mano kėdės. Vietoj to ji priėjo prie Kolę, pasilenkdama ir švelniai šnabždėdama jam į ausį. Kolė atsakė linktelėdamas, nors jo mintys vis dar buvo pasinėrusios į pokalbį su svečiu. Lila kantriai laukė, kol Kolė tęsis, tačiau kai laikas ėmė slinkti, ji ėmė improvizuoti. Ji tiesiogiai parodė vedėjui, kad laikas keisti sceną ir suorganizavo fotografą, kad jis būtų pasiruošęs. Lila puikiai valdė situaciją, todėl torto pjaustymas įvyko tik kelias minutės vėliau, o dauguma svečių greičiausiai net nepastebėjo vėlavimo. Tačiau kažkas jau buvo pasikeitę, sklandumas, kurį taip sunkiai kūriau, dabar nebebuvo savaime suprantamas. Po 20 minučių iškilo dar viena problema. Styginis kvartetas turėjo perduoti muziką Dewey 9 valandos, tačiau niekas nepatvirtino tikslaus šios permainos. Abu kolektyvai buvo informuoti atskirai, o jų supratimai visiškai nesutapo. Galėjau girdėti, kaip prie aptarnavimo zonos vyko pokalbis, balsai žemi, bet skubus tokia įtampa, kuri kyla, kai žmonės suvokia, kad kažkas paslydo. Dėjo buvo pasiruošęs, o kvartetas norėjo užbaigti dar vieną kūrinį. Niekas nenorėjo nusileisti. Lila vėl pasirodė, šį kartą atrodydama akivaizdžiai susijaudinusi. Ji bandė rasti Kolę, tačiau jis šoko su Savannah. Tada ji pažvelgė į mano tėvus, bet mano tėvas buvo užsiėmęs svarbių pokalbių, o mano mama fotografavo su giminaičiais. Jos akys vėl surado mane, tačiau šįkart ji dvejojo, rimtai svarstydama, ar verta kreiptis pagalbos, ar geriau viską spręsti pačiai. Atrodė, kad jos pasididžiavimas nugalėjo, nes jie apsisuko ir sprendimą rado pati, nors jis buvo ne itin elegantiškas ir iš esmės kompromisinis tarp dviejų muzikos grupių. Aš likau savo kėdėje, leisdamas jai viską išspręsti. Nebuvo jokio pasitenkinimo stebint, kaip sistema kovoja, tik aiškus suvokimas, kad sistema buvo priklausoma nuo nemokamos mano suteiktos pagalbos, o dabar, kai tos pagalbos nebuvo, priklausomybė tapo akivaizdi. Mano tėvas tai pastebėjo anksčiau nei mama.
Aš tai mačiau jo šypsenos įtempimo būde po muzikos perėjimo, pauzėje po juoko, kai kažkas nesusiklostė taip, kaip paprastai. Jis apžvelgė kambarį su žvilgsniu, kurio niekada anksčiau nemačiau, ne tik neramu, bet ir budriu, atpažindamas, kad kažkas nesutampa, nors nesuprato, kas tai. Jo akis galų gale surado mane, sėdintį metalinėje kėdėje, ranką sudėjęs, atsipalaidavęs. Aš susitikau su jo žvilgsniu, nieko nesakydamas, nei ramindamas, nei aiškindamas, tik buvimas čia. Jis pirmas nusuko akis, o tuomet prie Lilos priėjo jaunikio draugas, kurio vardo nebuvau prisiminęs, užduodamas klausimą apie kalbų tvarką. Kalbos dar viena detalė, kuriai praleidau valandas, derindamas egos laiką ir vakaro emocinį srautą. Lila patikrino savo užrašus, suraukė kaktą ir davė atsakymą, kuris buvo teisingas, bet ne visai užtikrintas. Kai vestuvėse Kolė žengė žingsnį atgal, jausdamas, kaip atmosfera aplink jį keičiasi. Viskas atrodė sklandu, kol kažkas tiesiai paklausė apie kitą numatytą renginį. Kolė, pasitikinti savimi, atsakė, bet jo žodžiai buvo neteisingi. Žmogus paklausęs įsiplėtė akimis, nesuprasdamas, o Kolė, norėdamas išvengti nepatogumų, juokėsi ir bandė nukreipti pokalbį kitą linkme. Tačiau nesusipratimas išliko ore. Savannah, matydama šią situaciją, žengė į priekį ir pasiūlė alternatyvų paaiškinimą. Jo žodžiai buvo šiek tiek neteisingi, bet skambėjo taip šiltai, kad tai niekam nebepriklausė. Supratau, kad ji jau mokosi užpildyti tuščias vietas, kurios atsirado. Kita valanda tęsėsi tokiu pačiu ritmu, maži klausimai, kurie anksčiau turėdavo akivaizdžius atsakymus, dabar reikalavo konsultacijų. Sprendimai, kurie anksčiau buvo priimami be didelių diskusijų, dabar turėjo būti aptariami. Šventės mašina vis dar veikė, bet automatiškumas dingo, palikdamas mažus įtrūkimus visur. Mano mama bandė atkurti pusiausvyrą, sušildama atmosferą tarp grupių, liedama rankas ir juokdamas iš pažįstamų juokų. Bet jos juokas skambėjo šiek tiek pavėluotai, o kai ji tarė, argi viskas nepaprasta, atsakymai buvo šiek tiek prislopinti, kupini sąmoningumo, kad kažkas ne taip. Galiausiai vienas iš ankstesnių planavimo susitikimų dalyvių priėjo arčiau. Jis priartėjo, balsas buvo tylus ir pasakė: mums reikia, kad kas nors patvirtintų išvykimo laiką su automobilių stovėjimo paslauga. Jis neprašė, jis informavo, jau buvo numatyta, kad aš tai padarysiu. Žiūrėdamas į jį ramiai paklausiau, kas už tai atsakingas. Klausimas pakibo ore, nesitikėtai. Jis nustebo. Maniau, kad tu tvarkai logistiką, atsakė jis. Aš padėjau su planavimu, pasakiau, bet šiandien esu svečias. Po akimirkos jis žvilgtelėjo į veipę į stalą, tada vėl atgal į mane, o tada į Lilą, kuri tuo metu tvarkė 3 dalykus prie įėjimo. Teisingai, pagaliau pasakė jis. Aš surasiu Lilą, jis nuėjo, o aš grįžau prie aplinkinių šventės dalyvių. Mano susilaikimas nesukėlė jokių dramatiškų pokyčių. Nebuvo katastrofos, tik trintis, mažos nesusipratimo akimirkos, kurios sudarė kitokią vakarą, nei visi buvo įsivaizdavę. Žmonės prisitaikė kaip visada, bet lengvumas dingo, palikdamas pėdsakus visur. Vakarui artėjant prie pabaigos, mano tėtis peržengė kambarį ir sustojo keli žingsniai nuo mano kėdės. Jis nesėdo, nesiklaupdavo, kad būtų mano akyse. Jis stovėjo, žiūrėdamas į mane su veidu, kuris išreiškė vertinimą ir kažką, ko negalėjau pavadinti. Ar viskas gerai? Paklausė jis. Klausimas skambėjo kaip rūpestis, bet aš jį pažinojau pakankamai gerai, kad atpažinčiau, jog jis tikrino situaciją. Viskas gerai, atsakiau. Nuostabi vakarienė, jis laukė, tarsi tikėdamasis, kad pasakysiu daugiau, kad užpildyčiau spragą kaip visada. Aš nieko nesakiau. Po akimirkos jis linktelėjo ir grįžo prie veipę į stalo, jo žingsnis buvo šiek tiek mažiau pasitikintis nei anksčiau. Tai, kas visada jį supo, trumpai sukrėtė. Aš likau savo kėdėje ir stebėjau, kaip vakaras tęsiasi aplink mane. Visi laukė, kad aš vėl įsijungčiau, kad užpildyčiau tai, kas buvo suplyšę. Po sunkių akimirkų kambarys įgavo kitokį ramybės jausmą. Tai nebuvo visiška tyla, bet labiau sąmoningumas, tarsi visi buvo susitelkę į tai, kas vyksta aplink. Pokalbiai sulėtėjo natūraliuose pertraukuose, kūnai buvo pasukti taip, kad būčiau matoma.
Niekas to nesakė, bet visi tikėjosi, kad aš grįšiu į savo vaidmenį, sušvelninsiu viską, kas buvo sugadinta ir atkursiu tą lengvumą, kuris tapo mūsų kasdienybė. Bet aš likau kambario pakraštyje, nebeslėpdama savęs, tiesiog nepajudindama pirmyn. Padavėjai vėl susibūrė, o personalas tikrino spausdintas tvarkaraščius, nebeieškodami manęs. Kambarys stengiasi susitvarkyti, bet aš nieko tiesiogiai neatsisakiau, tiesiog pasirinkau, kada įsitraukti, o nereaguoti automatiškai. Šis susilaikimas buvo fiziškai juntamas, tarsi laikyčiau sustingusią raumenų grupę, kuri buvo apmokyta judėti pagal komandas daugelį metų. Tuo tarpu kilo didesnė problema - laiko konfliktas tarp suplanuotų tostų ir grupės pertraukos. Tai sukėlė neramumą ir niekas negalėjo to išspręsti tyliai. Keletas žmonių kalbėjo vienu metu, o paskui sustojo. Išsitraukė telefonai, akis neramiai skanavo kambarį, o lūkestis tapo dar stipresnis. Problemos sprendimas keliaudavo iš žmogaus į žmogų, nebesusikaupdavo ties vienu veidu. Visi norėjo sprendimo, bet nenorėjo būti tų žodžių prašytojais. Žinutės ėmė judėti į šonus, o ne pirmyn. Vienas žmogus prisilietė prie kito kažką murmėjo, tada linktelėjo mano link, stengdamasis, kad tai būtų nepastebėta. Kitas prisijungė prie pokalbio, išklausė ir pasitraukė. Prašymas pasiekė mane, tačiau jis buvo sušvelnintas, nuskaitytas nuo nuosavybės. Niekas nenorėjo būti matomas kaip tą prašymą teikiantis asmuo, niekas nenorėjo rizikuoti išgirsti žodį, kurio nesitikėjo. Galiausiai tai pasiekė mane kaip informacija, o ne kaip nurodymą. Moteris, kurią menkai atpažinau iš maisto tiekimo įmonės, pasirodė šalia mano kėdės ir pasakė: yra problema su sekiančia pertrauka. Ji nesusitiko su mano akimis, lyg problema egzistuotų nepriklausomai nuo žmonių. Išklausiau nesiimdama jokios reakcijos. Kas už tai atsakingas? Paklausiau. Šis klausimas nuskambėjo stipriau nei bet koks atsisakymas, jis reikalavo atsakymo, kurio niekas nebuvo pasiruošęs. Po akimirkos buvo išvardyta keletas vardų, tačiau jie buvo greitai atšaukti. Lila pasakė vienas, o kitas pridūrė, kad Kolė iš pradžių buvo patvirtinęs grafiką. Aš neleiskite erdviai užsipildyti tyla. Koks planas, jei tai neveiks, paklausiau be jokio kaltinimo, tiesiog tikėdama, kad turėtų būti planas. Atmosfera pasikeitė, keletas žmonių nustebo, kiti susiraukė, nes turėjo įsakyti tai, ką paprastai patikėdavo man. Senasis tvarkos modelis rėmėsi mano tylėjimu, kad viskas vyktų sklandžiai, o mano klausimai sulėtino procesą iki to, kad tai tapo pastebima. Tuo metu mano tėvas atsirado šalia manęs, prieš tai net nesupratus, kad jis perėjo kambarį. Jo tonas buvo pažįstamas, jis kalbėjo, kai tikėjosi, kad nebus prieštaravimų. Klara, nenorėkime to komplikuoti, tarė jis. Žmonės bando mėgauti savimi. Jis tai pateikė kaip rūpestį svečiais, lyg mano buvimas kėdėje būtų buvęs mano pasirinkimas, o mano elgesys dabar trukdė tam, kas turėjo būti paprasta šventė. Aš nesipriešinau. Tuo metu atmosfera salėje buvo įtempta, o vakaro planai atrodė sklandus tik iš pirmo žvilgsnio. Aš paklausiau tėvo, kas atsakingas už viso šios vakaro dalies koordinavimą. Jo veidas trumpam sušvito, tačiau greitai grįžo į tą pažįstamą šypseną, kuris skelbė, kad pokalbis baigtas. Pasitikėk mumis, tiesiog atsipalaiduok ir mėgaukis vakaru, tarė jis, tarsi norėdamas grąžinti mane į mano vietą. Aš linktelėjau, bet daugiau nieko nesakiau. Tėvas, atrodė, nežinojo, ar laimėjo šią diskusiją, tačiau greitai grįžo prie veipiai stalo. Stebėjau, kaip jis pasitiko Lilą, kai padėjo ranką ant jos peties ir pasakė ką nors, kas privertė ją linktelėti. Ji nuėjo ieškoti konflikto sprendimo. Galiausiai laikui bėgant sprendimas atsirado, grupės pertraukos laikas buvo sutrumpintas, o vienas iš tostų perkeliamas į vakaro pabaigą. Tai veikė, bet pokyčiai buvo akivaizdus, žmonės turėjo prisitaikyti. Tas sklandus vakaro vaizdas buvo pakeistas kažkuo žmogiškesniu ir šiurkštesniu. Būtent tuo metu mano brolis Kolė pateko į neplanuotą pokalbį. Vienas iš Savanos giminaičių kreipėsi į jį su klausimu apie fotografo grafiką po vakarienės. Atrodė paprasta, tačiau Kolė nežinojo atsakymų.
Jis trumpam suklupo, lengvai nusijuokė ir bandė nukreipti pokalbį kitą linkmę, bet giminaitis buvo tikrai smalsus ir nesiruošė atsitraukti. Argi tu nepatarėjai šio? Maniau, kad tu tvarkai laiką, paklausė ji. Kole, o pasitikėjimas šiek tiek suklupo. Jis žvilgtelėjo į tėvą, vėl į giminaitį, o tada į Lilos koordinavimo vietą, kur ji buvo užsiėmusi kažkuo kitu. Man atrodo, kad Klara turi tuos duomenis, galiausiai tarė jis. Žodžiai pakibo ore, o giminaitis, ieškodamas manęs, rado mane sėdinti prie aptarnavimo zonos. Jos veide buvo keletas emocijų, tačiau aš negalėjau jų perskaityti. Ji tiesiog grįžo prie kolego ir pasakė, patikrinsiu su fotografu paties kolegas, atrodydamas palengvėjęs, linktelėjo ir momentas prabėgo, tačiau kažkas buvo atskleista, centras nebuvo toks nepriklausomas, kaip atrodė. Ši valdžia, kuri visada supo mano brolį, priklausė nuo pamato, kurio šiuo metu nebuvo. Mano mama stebėjo šį keitimąsi iš kitos salės pusės. Jos akys judėjo tarp kolego ir manęs, tarsi bandydamos apskaičiuoti situaciją, galiausiai pasiekė tą sklandžią išraišką, kuris skelbė, kad ji nusprendė šį klausimą aptarti vėliau. Aš likau ten, kur buvau, nei centre, nei pasislėpęs. Žmonės priėjo su praktiniais klausimais, aš atsakiau trumpai ir tiksliai, nieko nesakydamas, kas nebuvo paklausta. Kiti praeidavo su linktelėjimais, kurie patvirtino kompetenciją, o ne pareigą. Salė pradėjo reorganizuotis aplink funkcijas, o ne statusą, ir niekas to nepranešė, nes niekam to nereikėjo. Kai tėvas vėl praėjo pro mane, mūsų akys trumpam susitiko. Ten nebuvo pykčio, tik atpažinimas. Taisyklės, kuriomis jis pasitikėjo, keitėsi akivaizdžiai ir kai prasidėjo kita daina, atmosfera tapo dar labiau įtempta, bet ir išlaisvinta. Šventės šurmulys liejosi aplink, viskas atrodė kaip įprasta, tačiau tiems, kurie stebėjo, pokyčiai jau vyko. Hierarchija, kuri anksčiau atrodė tvirta, dabar drebėjo. Aš nesijaučiau laimėjusi, labiau jaučiau, kad pagaliau esu suderinta su savo jausmais. Džiugesio šaltinis, nebereikia vienai nešti visų lūkesčių naštos. Tačiau aplinkiniai vis dar nesuprato, ką tai iš tiesų reiškia. Pasitraukiau nuo šventės su aiškiu tikslu, kuris neturėjo nieko bendra su pabėgimu. Koordinatorius laukė mano atsakymo dėl torto laikymo, o aš norėjau patikrinti, ar fotografo signalas vis dar sutampa su grupės pertrauka. Praktiniai kasdieniški dalykai, kurie anksčiau mane automatiškai traukdavo. Šįkart judėjau į juos be skubėjimo, be kaltės ar panikos. Persikirtau pro šoninius koridorius, peržiūrėjau laiškų pokalbį, kurį sukūriau prieš kelias savaitės, kad tiekėjai nesusikirstų, ir klausydama šventės fono, jaučiau, kaip oras vėsta toliau nuo minių. Čia galėjau užuosti netoliese saugomų valymo priemonių kvapą ir silpną chlorą iš pastato baseino. Tada išgirdau tėvo balsą, kuris buvo pakankamai arti, kad jausčiau jo nuoširdumą. Turime laikytis paprastumo, pasakė jis. Mama nedelsdama atsakė, jos tonas buvo ramus, bet tvirtas. Būtent jokios dramos ne šį vakar, nemanau, kad sąmoningai sulėtėjau, tačiau mano kūnas suvokė, kad jei pajudėsiu, tapsiu matoma. O jei stovėsiu, jie tęs pokalbį. Ji visą dieną laikoma trumpam pavadžiu ir tai veikia, tęsė mano tėvas. Vos tik jį prie pagrindinio stalo, žmonės pradeda užduoti klausimus, o ji pradeda atsakinėti, mama pridėjo, nėra taip, kad ji norėtų pasirodyti. Ji tiesiog užpildo spragas, pasakė tėvas, paminėdamas mano vardą be jokių emocijų. Klara daro tai, ką Klara daro, prie mūsų prisijungė brolis, sakiau, kad taip geriau. Savana neturi jos trukdyti prie mūsų stalo, atrodys keistai. Nenori, kad sesuo atsakinėtų į tiekėjų klausimus, kol tavo žmona bando atsipalaiduoti, pasakė tėvas. Ir nereikia, kad Klara jaustųsi turinti teisę, pridėjo mama. Šis žodis skambėjo aiškiai, teisė neįskaudinta ar atstumta, o būtent teisė, tarsi vieta šeimos stalo būtų kažkas, ką užsidirbi savo elgesiu, o ne ką gauni iš tėvų. Ji supras, tėvas sakė be jokios abejonės. Ji visada supranta, todėl tai veikia, pridėjo mama. Ji nesukelia senų, jei planuotų, jau būtų pasirodžiusi, pasakė brolis. Ji to nedarys, tėvas užtikrino. Ji per daug atsakinga, šie žodžiai skambėjo kaip įrankis, kurį išmoko naudoti.
Tai tik viena naktis, mama sakė, ir jei ji padarys tai apie save, tėvas paklausė. Tada mes ją užimame, atsakė brolis. Ji naudinga, kai užimta, būtent tai ir yra esmė, pasakė tėvas. Mes nesuteikiame jai vietos, kur ji. Įsivaizduokite, kad esate šventėje, kurioje džiaugsmas ir šurmulys sklinda iš visų pusių. Muzika groja, žmonės juokiasi, o stalo įrankiai skamba ritmingai. Tuo tarpu aš stoviu šalia vienos tuščios kėdės, stebėdamas, kaip mano šeima atlieka savo vaidmenis, lyg jie būtų scenoje. Ši kėdė, kurią visi ignoravo, tapo mano mažu prieglobsčiu, vieta, kur galėjau ramiai apmastyti tai, kas vyksta aplink. Mano mama pridūrė, kad niekas nenorės sugadinti šio momento. Aš žiūrėjau į savo telefono ekraną, akis užfiksavo neskaitytą L laišką, tačiau mano mintys buvo toli nuo elektroninių pranešimų. Ten, kur turėjo būti pyktis, kilo aiškus suvokimas, kėdė nebuvo atsitiktinumas. Ji buvo įdėta apgalvotai kaip ir apšvietimas, kaip ir svečių išdėstymas. Aš buvau kintamasis jų planuose, kintamasis, kurį jie buvo išmokę kontroliuoti. Žmonės jau klausinėjo, kas ką padarė, o mano tėtis ramiai atsakė, kad tiesiog laikysime istoriją švarę. Savannah tėvas domėjosi, kodėl pasikeitė tvarkaraštis, o mano brolis tarė, kad tai buvo koordinatorės sprendimas. Mama pridūrė, kad nėra reikalo sakyti, jog Klara tai sutvarkė, mes jos nesirėmėme. Tėtis pasakė, kad ji tai pasiūlė, nors tai nebuvo tiesa. Jo sugebėjimas perrašyti realybę man pasakė viską, ko man reikėjo. Jei jos tėvai galvoja, kad ji tvarkė pusę dienos, jie galvos, kad mes nesugebame, tarė mano brolis. Mes nesame, atsakė tėtis. Mes švenčiame. Klara tik užkulisiuose. Jų žingsniai pasuko atgal link priėmimo, o aš likau stovėti, kol jie praeis pro šalį, kol koridorius užglaus jų balsus. Tėtis dar kartą pasakė kažką tyliau, tačiau užtikrintai, ji visada supras. Palikę šią frazę, jie tarsi paliko kvapą, kurio ignoruoti nebuvo įmanoma. Man nereikėjo jos aiškinti, jie man pateikė planą. Kai jų žingsniai nutilo, aš giliai įkvėpiau, tada dar kartą ir vėl pasukau link koordinatorės stotelės, telefonas vis dar mano rankose. Tortas 9:15, pasakiau ramiai. Duok fotografui 2 minutes, Lila linktelėjo ir perėjo toliau. Aš nesustojau ir neprisipažinau, ką išgirdau, tiesiog grįžau atgal į priėmimą, lyg būčiau tik trumpam išėjęs. Muzika pasiekė mane pirmiausia, po to juokas, o tada ryškus sidabro ir porceliano skambesys. VIP stalas švytėjo. Mano brolis stovėjo šalia, ranka dėjo ant Savannah nugaros, o tėtis įgudęs judėjo po kambarį. Mama šypsojosi pernelyg stabiliai, tarsi būtų repetavusi tą išraišką prieš veidrodį. Niekas nežiūrėjo į mane, lyg aš būtume buvęs ką tik aptarinėjamas. Tai buvo keisčiausia dalis, jie nesijautė kaltai, jie jautėsi teisūs. Grįžęs prie kėdės, palaukiau akimirką prieš sėsdama. Stebėjau aplink ne su ilgesiu, o su tikslumu. Tėčio juokas nebuvo džiaugsmas, tai buvo kontroliuojama šypsena. Mamos prisilietimas nebuvo šiltas, tai buvo pozicijos patvirtinimas. Mano brolio artumas su jo nauja žmona buvo pasirodymas, o kambarys reagavo taip, kaip visada reaguoja į pasitikėjimą, o ne į tiesą. Kai sėdėjau, tai buvo niekuo neišskirtina. Padavėjas sustojo prie VIP stalo, pakėlė taures, buvo ištarta tostas, tačiau padėklas praėjo pro mane. Arba niekas nepastebėjo, arba pastebėti buvo nepatogu. Aš nebuvau jų istorijoje, buvau mechanizmas, kuris ją kūrė. Ir dabar žinojau, kad tas mechanizmas buvo apgalvotas. Stovėjau ramiai, neplanuodama, nepykdama, tiesiog suvokdama, kad jie mano susilaikymą painiojo su patikimumu, mano tylą su paklusnumu, o mano poziciją su priėmimu. Naktis buvo pilna šurmulio ir džiaugsmo, tačiau aš jau buvau priėmę savo sprendimą. Staiga šalia mane sustojo moteris, kurios veidas man atrodė pažįstamas, nors iš pradžių negalėjau jos atpažinti. Muzika šoko aukštyn ir žemyn, ir ji ilgai stovėjo prie kambario krašto, laikydama šampano taures, kurių turinys panašu visai nebuvo ragaujamas.
Ar viskas gerai, paklausė ji, o klausime nebuvo skubos, nebuvo dramos, tik atvira erdvė tikram atsakymui. Prisimindamas, kad tai buvo viena iš Savannah draugių, su kuria buvau susipažinęs anksčiau, šyptelėjau. Ji turėjo trumpus tamsius plaukus ir auskarus, kurie atspindėjo šviesą, kai ji pasuko galvą. Jos žvilgsnis buvo tiesus, tačiau neagresyvus. Nedvejodamas linktelėjau, bet ji nepriėmė to kaip užbaigimo. Aš mačiau, kas įvyko, pasakė ji, neaplankydama aplinkos, kad įsitikintų, jog niekas neklauso. Jos balsas nebuvo tylus, bet ir nepermetė per daug dėmesio į mūsų pokalbį. Tai nebuvo teisinga. Aš nesistengiau paaiškinti, nesumažinau situacijos svarbos ir neskubėjau ginti kitų komforto. Leidausi, kad jo žodžiai pakabėtų ore tarp mūsų. Ji nebuvo linkusi ieškoti konteksto, nes jau buvo pasiekusi sprendimą, ką mano. Po šių žodžių palengvėjimas, kuris apėmė mane, nebuvo emocinis, tai buvo struktūrinis jausmas, tarsi išlaisvinčiau rankas, kurios iki šiol buvo užimtos kažkuo, ko net nepastebėjau. Ji šiek tiek ilgiau pasiliko šalia manęs, nei reikalavo mandagumas, ir galiausiai, tarė, jei ko nors prireiks, pranešk man, ir grįžo į minią. Kai ji vėl įsiliejo į šventę, pastebėjau, kaip mažai žingsniais keičiasi atmosfera aplinkui. Du žmonės prie baro priartėjo vienas prie kito, vienas jų metė žvilgsnį į veipę į stalą, vėliau į mane. Įdomumas šmėžavo ir nusistovėjo, nieko dramatiško, tiesiog suvokimas, kad situacija keičiasi. Po kelių minučių vyras su atlaisvinta kaklaraiščiu ir neišgertų gėrimų uždavė atsitiktinį, bet nebeprasmi klausimą, kas čia viską organizuoja. Jis linktelėjo į koordinatorės vietą, į aptarnavimo zoną, kur tyliai veikia mašinerija, palaikanti vakarėlio ritmą. Jo akis prabėgo per mane ir vėl nušoko, tarsi ryšys dar nebuvo patvirtintas. Prieš man atsakant, moteris iš anksčiau vėl prabilo iš už jo. Ji yra ta, pasakė ji. Vyras pasuko atgal į mane, jo antakiai pakilo, nepasitikėjimo, bet ir neapykantos ženklas. Aha, supratau, tarė jis, nesiklausdamas papildomų klausimų ar reikalaujant įrodymų. Jis tiesiog pakoregavo savo supratimą ir nuėjo toliau. Tai buvo pradžia, ne su konfrontacija, ne su kalbomis, bet su mažomis korekcijomis, kurios buvo perduodamos tarp žmonių, nieko neturinčių bendro su mano šeimos versija. Tuo tarpu mano tėvas pastebėjo tai anksčiau nei mama. Mačiau tai jo šypsenoje, kai jis apžvelgė kambarį, po juoko, kai reakcija nesusiklostė taip, kaip dažniausiai. Jis užfiksavo žvilgsnį, kuris nebuvo pagarbos, bet vertinimo kupinas, ir jo akys vėl kreipėsi į mane, šį kartą juose buvo neaiškumo, vos pastebimo, bet neabejotino. Greitai peržengęs kambarį, jis įsikišo į pokalbį, jo balsas pakilo, rankos judėjo, jis užėmė erdvę, tarsi tai būtų buvusi jo ilgai praktikuota veikla. Žmonės šypsojosi, linktelėjo, tačiau niekas nesiruošė artintis. Atmosfera pasikeitė, o mano brolis tai užfiksavo. Tada kažkas uždavė jam klausimą, reikalaujantį detalių. Klausimas buvo praktiškas, nieko sudėtingo. Jis lengvai atsakė į pirmąją dalį, tačiau užtruko, pasijuokė ir bandė nukreipti pokalbį kitą linkme. Tačiau klausiantis žmogus laukė ir tyla tapo ilgesnė. Tuomet įsikišo Savannah, atsakydama į tai, ką galėjo. Akimirka praėjo, tačiau jos įspūdis liko, centras nebuvo toks savarankiškas, kaip atrodė. Aš likau ten, kur buvau, neatsitraukdamas ir nejudėdamas į priekį, leidaudamas kambariui daryti tai, ką kambariai daro, kai tiesa cirkuliuoja be atstovo. Šalia mane sustojo dar vienas žmogus, kažkas iš mano brolio kolegijos laikų, vos pažįstama. Ji padėjo stiklinę vandens ant mažo šoninio stalo. Tu šiandien buvai visur, tarė ji. Nežinau, kaip vis dar stovi, tai nebuvo pagyrimas skatinantis, tai buvo tiesiog funkcijos pripažinimas, ji buvo nuostabi, pridėjo kitas, tarsi nustebinta savo paties aiškumu. Niekas nežiūrėjo į veipę į stalą dėl patvirtinimo. Mano mama stengėsi sugrąžinti atmosferą šiluma, plasdėdama tarp grupių, liuoksėdama prisilietimais ir juokais, kuriuos jau buvo girdėjusi. Prie vienos grupės ji pasakė, ar ne viskas nuostabu, atsakymas atėjo su šiek tiek vėlavimu, akys nukrypo į koordinatorės stotį, o vėliau į mane. Taip, pasakė kažkas.
Tavo dukra tikrai viską sutvarkė, žodis dukra akimirksniu pakibo ore per ilgai. Mama šyptelėjo, linktelėjo ir tarė, ji visuomet buvo naudinga, tada judėjo toliau. Šis nukreipimas nebuvo pakankamas, naudinga jau nebuvo tinkamas apibūdinimas. Mano tėvas bandė dar kartą įsijungdamas į pokalbį, kuris tapo labiau logistikos pobūdžio. Mes turėjome visą komandą šiam reikalui, juokavo jis, plačiai gestikuliuodamas. Po to sekė mandagus, bet silpnas juokas, žmonės klausantis jau žinojo, apie kokią komandą jis kalba ir ji neapima jo. Kolė tapo tyliau, likdamas arčiau Savannah. Jis nebuvo gėdingas, bet jautėsi atviras. Aš nepertraukdavau pagyrų, neigiau jų ir neaiškinau, kam priklauso nuopelnai. Atsakydavau į klausimus, kai jie buvo užduodami trumpai ir tiksliai, be komentarų. Kiekvienas atsakymas užbaigdavo kažką klausiantiesiems, o kiekvienas užbaigimas atlaisvindavo mano šeimos gripą pasakojimo atžvilgiu. Kai mano tėvas galiausiai vėl priėjo prie manęs, tai nebuvo su autoritetu, bet su atsargumu. Viskas gerai, paklausė jis nerimaujantis, tarsi norėdamas ištirti situaciją. Viskas gerai, atsakiau ir tai buvo tiesa, nors jis to negalėjo suvokti. Jis linktelėjo, ieškodamas mano veide kažko, ko ten nebuvo, tada vėl apsisuko į kambarį. Jo judesiai tapo reaguojančiais, o ne nukreipiančiais. Nieko dramatiško neįvyko, nebuvo scenos, nebuvo susidūrimo, vakarėlis tęsėsi, tačiau ašis pasikeitė. Veipiai stalas jau nebepuldinėjo kambario savaime, pokalbiai plėtėsi kitur, juokas švytėjo kampuose, kuriems nereikėjo pritarimo. Žmonės ieškojo tų, kurie galėtų atsakyti į jiems rūpimus klausimus, o ne tų, kurie geriausiai atrodė atsakydami. Vienatvė, kurią anksčiau nešiojausi, tapo tvirtesnė, būti matomai. Kambaryje, kuriame šoko ir juokėsi žmonės, viskas atrodė kitaip. Mano mama, stovinti kitoje pusėje, stebėjo, kaip kažkas švelniai išnyko iš pokalbio ir kreipėsi į mane su visai įprastu klausimu. Jo šypsena trumpam dingo, tačiau netrukus sugrįžo, dar ryškesnė ir galingesnė, tarsi ji tikėjosi, kad garsas galėtų pakeisti sunkumą, kurį visi jaučia. Mūsų akys susitiko, bet tai nebuvo iššūkis, nei patvirtinimas, tik tylus pripažinimas. Ji pirmoji nusuko žvilgsnį, o aš nejaučiau pergalės, tiesiog stabilumo. Tiesa, jau nebereikėjo mano balso, ji judėjo savarankiškai, nešama žmonių, kurie neturėjo jokios priežasties saugoti iliuziją. Šventė tęsėsi, tačiau jos ritmas pasikeitė. Pokalbiai prasidėjo ir baigėsi be sklandžių perėjimų, kurie anksčiau buvo būdingi šiai vakarieniai. Juokas atėjo su vėlavimu, tarsi žmonės pirmiausia tikrintų vieni su kitais, ar verta džiaugtis. Kambario centras tapo laisvesnis, o veipiai stalas nebeprikabino akį savaime. Pastebėjau, kaip žmonės stovėjo pusiau pasisukę vieni į kitus, sudarydami mažas grupės, nebesitikėdami, kur anksčiau buvo gravitacija. Kambarys nebuvo tylus, jis klausėsi kitaip. Tuomet, kai atmosfera tapo įtempta, išgirdau klausimą, kuris viską atvėrė. Vyras, kurį tą dieną buvau matęs tik kartą, vienas iš Savannah dėdžių, laukė natūralaus pauzės prie baro ir paklausė, kas nusprendė, kaip viskas buvo sukurta. Jo šypsena buvo maloni, jis nieko nesukritikavo, tiesiog buvo smalsus. Mano tėvas tuoj pat įsikišo, jo balsas skambėjo sklandžiai ir pažįstamai. Jis kalbėjo apie komandą, bendradarbiavimą, apie tai, kaip tokie renginiai visuomet pavykdavo, kai šeimos dirbdavo kartu. Jis atsargiai dalijo nuopelnus, gestikuliuodamas, bet neatsikreipdamas niekur konkrečiai. Žmonės linktelėjo iš įpročio, tačiau kai kurie atrodo nesutiko. Atsakymas skambėjo užbaigtas, kol jis tapo nebe toks, nes nesutapo su tuo, ką kambarys jau buvo stebėjęs. Kažkas švelniai paklausė apie laiką, pakeistą ceremonijoje. Mano tėvas vėl atsakė, nurodydamas sprendimą, kuris nebuvo jo. Kai kurių veiduose šmėstelėjo užuomina, nieko dramatiško, tiesiog persvarstymas. Tada moteris, kuri anksčiau buvo kalbėjusi su manimi, šiek tiek pasilenkė ir paklausė, kas galutinai priėmė tą sprendimą. Jos tonas buvo ramus, neutralus, beveik kviečiantis. Tokia mandagumo dvasia aštrino momentą labiau nei bet koks kaltinimas galėjo. Mano brolis, stovinti šalia Savannah, pažvelgė į tėvą, o tada vėl į moterį.
Jis pradėjo atsakyti, tačiau sustojo, lengvai nusijuokė ir pasakė kažką neaiškaus apie tai, kad visa tai buvo komandos darbas. Kambarys laukė nekantriai, bet su lūkesčiais. Kai mano tėvas įsikišo, kad išplėstų savo atsakymą, jo žodžiai sutapo su Kole paskutiniais žodžiais vos per pusę sekundės. Tas sutapimas turėjo reikšmę, atskleidė choreografiją, parodė, kad jie vaidina, o ne prisimena. Tada kažkas ištarė mano vardą, negarsiai, ne kaip kaltinimą, tiesiog aiškiai, ji tvarkė tą dalį gerai. Aš nesitraukiau į priekį, nesiūliau konteksto ar nukreipimo. Atsakiau tiksliai, pavadinau būtent tai, kas buvo mano atsakomybė ir kas ne. Be komentarų, be taisymų. Po tylos, kuri sekė po tų žodžių, atmosfera kambaryje pasikeitė. Tai nebuvo nejauku, tai buvo lemtinga akimirka. Žmonės be jokių aiškinimų prisitaikė prie naujos situacijos ir niekas neskubėjo užpildyti šios tylos. Kambarys rado naują orientyrą, naują ritmą, kuris nedavė jokių instrukcijų, tačiau leido kiekvienam jaustis laisvai. Mano tėvas bandė sugrįžti į pokalbį su juokeliu, kuris turėjo praskaidrinti nuotaiką. Kiekviena šeima turi savo slaptą ginklą, pasakė jis, tačiau jo žodžiai nepasiekė tikslinės auditorijos. Kelios žmonių šypsenos buvo mandagios, tačiau greitai grįžo prie anksčiau pradėtų pokalbių, kurie jau nebereikalavo jo dalyvavimo. Jis užtruko per ilgai, o tada nusprendė ieškoti kitų grupių, tikėdamasis, kad ten jį priims taip, kaip anksčiau. Laikui bėgant pokalbiai virto mažesnėmis srovėmis. VIP stalas išliko aukštas ir nepalaužiamas, tačiau jo autoritetas pradingo. Žmonės kalbėjosi ten, kur stovėjo, sekdami smalsumą, o ne pareigą. Aš nejaučiau skubėjimo, tik aišku suvokimą, kad kažkas negrįžtamai pasikeitė. Autoritetas, grindžiamas pasirodymu, dingo, kai auditorija pradėjo žiūrėti kitur. Mano mama dar kartą bandė sureguliuoti situaciją su tostais, kuriuos jau buvo pateikusi anksčiau. Ji pakėlė taurę ir ieškojo dėmesio. Žmonės klausėsi, taurės pakilo, tačiau energija nesekė. Plodai skambėjo, pokalbiai vėl įsiskyrė, o aš pastebėjau, kaip jo šypsena sugriežtėjo, kai ji suvokė, ką jau nebeturi. Mano brolis artimai pasiliko šalia jos, nepuolęs, neapkaltinęs, tiesiog matomas be viso to apsauginio burbulo, kuris jį visada supo. Aš likau ten, kur buvau, nei centre, nei paslėptas. Žmonės prie manęs priėjo su praktiniais klausimais ir aš jiems atsakiau. Kiti praeidavo linktelėdami, pripažindami mano pasitikėjimą, nesikreipdami į aukštesnį statusą. Kambarys reorganizavosi aplink funkciją, o ne statusą ir niekas to neskelbė, nes niekam to nereikėjo. Kai mano tėvas dar kartą praėjo pro šalį, mūsų akys trumpam susitiko. Jo veide nebuvo pykčio, tik pripažinimas, taisyklės, kuriomis jis pasikliaudavo, prarado galiojimą prieš liudytojus. Kai prasidėjo kita daina, transformacija tyliai užbaigėsi. Norintiems vakarėlis atrodė toks pat, tačiau tiems, kurie stebėjo, hierarchija žlugo be garso. Aš nejaučiau, kad kažką laimėjau, tai ką jaučiau buvo suderinamumas, palengvėjimas, kad daugiau nebereikia nešti tiesos vienam. Ir jie tai žinojo. Prieš pat valandos pabaigą vietos vadybininkas priėjo prie VIP stalo, laikydamas odinę aplanką. Stebėjau iš savo vietos esančio šalia aptarnavimo zonos, kai jis sustojo, pažvelgė į stalą, o tada apžvelgė kambarį, tarsi ieškodamas kažko. Jo akys rado mane. Jis priėjo ištiestą odinę aplanką ir pasakė, galutinė sąskaita už vakarą $25 ir 0 centas 0. Aš pažvelgiau į aplanką, nesimdama jo, ir tariau, tai ne mano stalas, mano balsas skambėjo ramiai ir aiškiai. VIP stalas yra ten, nurodžiau į savo šeimą, sėdinčią garbingose vietose, apsupta vakarienės liekanų, kurias jie buvo pasisavinę kaip savo. Vadybininkas sustojo, pažvelgė į mane, paskui į juos ir tada vieną kartą linktelėjo. Priartėjau prie VIP stalo kartu su Billu ir stebėjau, kaip mano tėvo veidas ėmė keistis, kai prieš jį buvo padėtas odinis aplankas. Pirmiausia, jis atrodė sutrikęs, vėliau suprato, kad šis momentas gali sukelti naujų skaičiavimų, tačiau šie skaičiavimai neapims manęs. Šventė tęsėsi, nesuvokdama, kad kas nors pasikeitė, tačiau atmosfera tapo kitokia, daugiau laisvės, mažiau kryptingumo.
Pokalbiai nusileido į tylų toną, o juokas skambėjo atsargiai, nebe taip be rūpesčių. Mano šeima nebebuvo susibūrusi drauge, kaip visą vakarą, ir nors žmonės vis dar judėjo, šypsojosi ir sveikino jaunavedžius, jausmas buvo kitoks. Atsargus suvokimas, kad kažkas pasikeitė, užgožė buvusią lengvabūdišką dvasią. Stovėjau šalia kambario krašto ir jaučiau to pokyčio pasekmes, net nesistengdama to įvardyti. Tuo metu mane surado teta. Ji paėmė mane už rankos ir nuvedė kelis žingsnius toliau nuo artimiausios grupės. Jos apkabinimas buvo švelnus, bet tvirtas, o balsas prieš kalbant jau buvo sumažintas. Nepaverskime to didesniu nei reikia, tarė ji. Jo žodžiai skambėjo kaip įprasti šeimos nurodymai, maskuojami kaip rūpestis. Ji nesiteikė klausti, ar noriu kalbėti, tiesiog numanė mano bendradarbiavimą kaip ir visi kiti anksčiau. Jo žodžiai sekė greitai, su raminančiu tonu, kuris nieko neprašė mainais išskyrus mano tylą. Žinai, kaip viskas vyksta, niekas nieko blogo nenorėjo, tavo tėvas tiesiog norėjo, kad vakaras praeitų sklandžiai. Tu supranti, jos tonas nebuvo atsiprašantis, ji nesureikšmino konkrečių momentų, tiesiog užsiminė, kad situaciją būtų galima sušvelninti, jei tik grįžčiau į savo ilgai užimamas pareigas. Klausiau be pertraukų, mano veidas liko neutralus, kūnas ramus. Kai ji baigė, žvelgė į mane, laukdama, kol linktelėsiu, kad ją nuraminčiau. Aš to nepadariau. Nesiginčijau, tik pasakiau, ačiū, kad pasitikrinai ir nieko daugiau. Mano sutikimo stoka labiau ją sukrėtė nei bet koks ginčas. Ji sustojo, ieškodama mano veido užuominos, bet galiausiai atsiprašė ir nuėjo, jau ieškodama kito žmogaus, su kuriuo būtų lengviau bendrauti. Po kelių minučių prie manęs artėjo tėvas, lėčiau nei anksčiau. Jo laikysena buvo mažiau užtikrinta, o balsas beveik susitaikantis. Jis nebeįsakė, o siūlė. Jo žodžiai buvo skirti apsaugoti vakarą, kad niekam netaptų nepatogu. Nereikia vėl nagrinėti to, kas įvyko, sakė jis, stengdamasis nepaminėti detalių. Tiesiog mėgaukimės likusią vakaro dalimi. Tai buvo kvietimas grįžti į senąją tvarką, kur mano užduotis buvo sugerti įtampą, kad kiti galėtų atsipalaiduoti. Pažvelgiau jam į akis ir atsakiau tik į tai, ką jis iš tiesų klausė. Aš esu. Ir buvo aišku, kad tai, ką sakiau, buvo tikra. Nesiūliau jam daugiau užtikrinimų, nesakiau, kad būsiu diskretiška, nepasiūliau padėti taisyti įspūdžius. Tas susilaikimas privertė jį. Vakaro atmosfera buvo jauki ir šiek tiek įtempta. Jis jaunas vyras, atrodė nesusipratęs ir nebandė užpildyti tylios erdvės. Nuleidęs galvą, jis neabejodamas žingsniavo atgal, mestelėdamas žvilgsnį per petį, tarsi tikėdamasis, kad aš paseksiu jį. Bet aš nesugebėjau pajudėti. Prie desertų stalo kilo nedidelė problema, vienas iš padėklų buvo arti pabaigos, o virtuvės komanda turėjo žinoti, ar atnešti daugiau, ar leisti vakarui natūraliai užsibaigti. Tai buvo tas pats sprendimas, kurį būčiau priėmusi automatiškai prieš 3 valandas. Lila, įpratusi ieškoti mano pagalbos, žvilgtelėjo į mane, bet greitai suprato ir nukreipė savo dėmesį kitur. Pasirinkusi ką nors kitą, ji laukė atsakymo, kuris užtruko ilgiau nei būtų užtrukęs, jei būčiau buvusi įsitraukusi. Galiausiai padėklas buvo papildytas ir vakarėlis tęsėsi, o aš stebėjau nesikišdama. Po kelių minučių mano mamos sesuo priėjo prie manęs prie langų. Jos balsas buvo tylus ir skubus, tarsi ji norėtų pasirodyti kaip padėjėja, tačiau iš tikrųjų tiesiog norėjo valdyti situaciją. Klara, brangioji, žinau, kad šiandien nebuvo lengva, bet pagalvok apie savo mamą. Pagalvok, ką ši diena reiškia jai. Nenorėtum, kad žmonės prisimintų kažką neįgiamo, kalbėjo ji. Leido man užbaigti, neskubėdama pertraukti. Aš vertinu jūsų rūpestį, pasakiau ramiai, bet aš nedarau nieko neįgiamo. Tiesiog dalyvauju vestuvėse, ji trumpai sukluso, tarsi bandydama persvarstyti savo žodžius. Na taip, bet tavo sėdėjimas čia atrodo, pradėjo ji, tačiau aš ją nutraukiau. Atrodo, kad sėdžiu ten, kur man buvo pasakyta, mano balsas buvo ramus, nepykstantis, tiesiog tikslus. Ji nesugebėjo atsakyti, tik švelniai palietė mano ranką, tarsi norėdama paguosti, ir nuėjo.
Tai pasirinkimas tapo aiškus ne kaip dramatiškas pasipriešinimas, bet kaip mažų atsisakymų serija, kurią visada tikėtasi iš manęs. Neaiškinau svečiams, kodėl jie atrodė sumišę, nenurodžiau, kodėl sprendimai, kurie nebuvo mano, pasirodė taip, kaip pasirodė. Nesušvelninau reakcijų, kai kilo klausimų, atsakydavau tiesiai arba visai nieko nesakydavau, priklausomai nuo to, ar atsakymas iš tiesų buvo būtinas. Kiekvienas mano veiksmas turėjo svorį, nes jis sulaužė įprastą šabloną, kuriuo visi pasikliaudavo, net nesuvokdami to, kai kurie žmonės tapo nejaukus, nes nebuvo įpratę prie tokios situacijos be buferių, kiti greitai prisitaikė, palengvėja, kad gali naršyti situacijoje be spaudimo apsimesti, kad viskas gerai. Mano brolis tai pajuto labiau nei kas nors kitas. Vienas svečias tiesiai paklausė jo apie tiekėjo apmokėjimą, kurį reikėjo patvirtinti prieš kai vakarėlis baigtųsi. Be mano pagalbos jis turėjo atsakyti pats. Jis suklupo, vėl atsikvėpė, vėl suklupo. Niekas jo negėdijo, niekas nesikibo, tiesiog laukė ir tas laukimas atliko savo darbą. Jis įprastai pažvelgė į mūsų tėvus, bet jie nesikišo, nes negalėjo to padaryti, neatskleisdami dinamikos, kurią stengiasi sumažinti. Jis įsivalė gerklę ir atsakė, kuo geriau galėjo, o pokalbis tęsėsi, palikdamas jį tylesnį nei anksčiau. Tai buvo pirmas kartas, kai jį mačiau nešti savo pasirinkimų naštą be saugos tinklo. Ta scena buvo keistai raminanti ir aš nesustojau stebėti kiekvieno pasekmių išsivystymo. Tamsoje, kur šokiai ir juokas susipynė su švelniu muzika, vieną akimirką dalyvavimas virto stebėjimu. Jaudulys, kuris mane lydėjo visą vakarą, pamažu išnyko ir aš nusprendžiau, kad atėjo laikas pasitraukti. Neskubėdamas ir neatsiprašinėdamas, judėjau ramiai kaip ir anksčiau, nesukeldamas jokio triukšmo. Niekas nesustabdė manęs, niekas neišriko mano vardo. Tik keletas žmonių pastebėjo, kaip palieku, tačiau greitai sugrįžo prie savo pokalbių, lyg mano išėjimas nebūtų reikalavęs jokio atsako. Iš tikrųjų, tas momentas buvo nepaprastai įprastas, galėjau išeiti be leidimo, nesukeldamas skandalų. Kambarys tęsė gyvenimą be manęs kaip stabilizatorius ir nors nedideli nepatogumai pradėjo ryškėti, juos reikėjo spręsti tiesiogiai. Mano tėvai dar kartą bandė susitelkti, kad parodytų vieningą frontą, tačiau jų pastangos atrodė įtemptos. Judesiai tapo nebe tokie sklandus ir tai buvo akivaizdu. Kiti svečiai natūraliai traukėsi prie lengvesnių pokalbių, toliau nuo visko, kas atrodė kontroliuojama. Išsikraunant kontrolės iliuzijai, ji nebegalėjo būti atkurta vien tik valia. Pasirinkau sustoti prie kambario krašto, kad galėčiau įkvėpti muzikos garsą, balsų šurmulį ir suvokimą, kad vakaras tęsiasi, nepaisant kieno nors diskomforto. Moteris, kurios beveik nepažinojau, linktelėjo man ir tyliai pasakė, tu puikiai elgiesi. Tai nebuvo pagyrimas, kaip mano šeima tai sakydavo, tai buvo pripažinimas be lūkesčių. Ačiū jai, leidaus momentui praeiti be prisirišimo. Išeidamas iš pagrindinės erdvės, už manęs garsai suminkštėjo, nepasikeitė, bet atsitraukė kaip potvynis traukiantis atgal. Nejaučiau triumfo, nejaučiau ir teisingumo, tiesiog pajutau tvirtą ribą, laikančią be papildomo stiprinimo. Šventė tęsėsi be manęs dar kurį laiką ir aš galėjau girdėti muziką, juoką ir retkarčiais kylančius šūksnius, kurie žymėjo šventimo ritualus. Ir aš supratau, kad mano dalyvavimas nebebuvo reikalingas. Iš tiesų, tai, kas buvo būtina, buvo mano darbas, mano tyla, mano noras išnykti mašinerijoje, kol visi kiti stovėjo šviesoje. Dabar buvau pasiruošęs nebeslėpti savęs. Nakties oras buvo gaivus, kai žengiau į lauką, pajusdamas tolimą jazminų kvapą iš sodų ir automobilio išmetamųjų dujų kvapą iš stovėjimo aikštelės. Stovėjau ten akimirką, kvėpuodamas, nelaukdamas, kad kas nors pasektų, nevildamasis, kad kas nors atbėgs su atsiprašymu ar paaiškinimu. Tiesiog kvėpuodamas. Žvaigždė švietė virš renginio, įsibarščiusios danguje, kuriam nerūpėjo šeimos dinamika ar sėdimųjų vietų išdėstymas ar atsargų skaičiavimai, kuriuos žmonės darė, kad apsaugotų savo pozicijas. Dangus tiesiog egzistavo, abejingas ir platus. Ir ši abejingybė teikė ramybę. Išgirdau, kaip už manęs atsivėrė durys, bet neatsisukau. Žingsniai priartėjo, sustojo, o tada vėl tęsėsi, kol šalia manęs stojo ta pati moteris, Savannah kolegė, kuri matė, kas įvyko ir turėjo aiškumą tai įvardyti.
Tu išeini, pasakė ji, nesitikėdama atsakymo. Taip, išeinu, patvirtinau. Ji linktelėjo, žvelgdama į tą patį dangų, kurį ir aš stebėjau. Galbūt tai ir nėra tiek svarbu, tarė ji. Manau, kad padarei teisingai, nesukeldamas triukšmo, nežaisdamas jų žaidimų. Tiesiog leisk tiesai kalbėti pačiai už save, atsisukau ir pažiūrėjau į ją. Jos akys stebėjo mane su išraiška, kurios gyvenime nebuvau matęs dažnai, pagarba be slepiamos intencijos, pripažinimas be vilionės. Ačiū, pasakiau. Kad tai pamatėte, kad kažką pasakėte, ji šiek tiek nusišypsojo. Kai kurios dalykai neturėtų būti nematomi. Ji man įteikė vizitinę kortelę, paprastą, ant kurios buvo užrašyta jos vardas ir telefono numeris. Jei kada nors norėsi pasikalbėti, tarė ji, arba jei ko nors prireiks, be jokių įsipareigojimų, priėmiau kortelę ir įsidėjau ją į kišenę. Vertinu tai, ji dar kartą linktelėjo ir tada apsisuko, žengė atgal į vidų, palikdama mane vieną su naktimi. Durys užsidarė už jos ir vakarėlio garsai virto tolimu šurmuliu. Stovėjau ten dar akimirką, jausdamas, kaip vakarėlio svoris pamažu virsta kažkuo, ką galėjau nešti ne našta, o pamoka. Pradėjau galvoti apie tai, ką palieku už nugaros, ne tik vestuves, bet ir vaidmenį, kurį žaidžiau visą savo gyvenimą. Tas patikimas, atsakingas, tas, kuris tvarkydavo reikalus, kad kiti galėtų šviesti. Ta vaidmenį sukūriau iš meilės, iš vilties, tikėdamasis, kad jei atiduosiu pakankamai, galiausiai gausiu kažką atgal. Bet meilė, kuri reikalauja, kad sumažintum save, nėra meilė. Viltis, kuri priklauso nuo tavo nematomumo, nėra viltis. O tikėjimas, kad tavo šeima tave pamatys, jei tik dirbsi dar sunkiau, atiduosi dar daugiau, prašysi dar mažiau, tas tikėjimas yra spąstai, apsirengę kaip dorybė. Nebebuvau pasiruošęs būti uždarytas. Kelias iki mano automobilio atrodė ilgesnis nei turėtų būti. Kulniukai ritmingai klaksėjo prieš asfaltą, tarsi skelbdami galutinį nuosprendį. Kiekvienas žingsnis buvo sakinys, kurį nebebuvau pasiruošęs palikti nebaigtą. Pasiekiau automobilį ir sustojau, ranką padėjęs ant durų rankenos. Iš tolo pro renginio langus galėjau matyti priėmimo švytėjimą, kuris vis dar tęsiasi. Ten buvo mano šeima, persiorientuojanti, pasakojanti savo bet kokią istoriją, kuri leistų jiems užmigti šią naktį. Galbūt jie nuspręs, kad buvau nepagrįstas. Galbūt suras būdą, kaip viską paversti mano kaltė. Jie buvo tam puikiai išmokyti, praktikavo tai daugelį metų. Bet jų istorija nebebuvo mano rūpestis. Įšokau į automobilį ir akimirką sėdėjau be variklio užvedimo. Ta tyla buvo absoliuti. Jokių telefonų, reikalaujančių dėmesio, jokių balsų, prašančių dar vieno dalyko, tik aš, tyla ir suvokimas, kuris man užtruko 32 metus. Visą savo gyvenimą buvau naudingas tiems, kurie naudą laikė pagarbumo pakaitalu. Organizuodavau, koordinuodavau, lygindavau ir taisydavau, tikėdamas, kad mano darbas galiausiai virs priklausimu. Bet priklausimas negali būti uždirbtas vien darbo, jis turi būti duodamas laisvai ir turi būti duodamas tam, kas tu iš tikrųjų esi, o ne tam, ką atlikinėjai. Mano šeima niekada nebuvo suinteresuota, kas aš iš tikrųjų buvau. Jie buvo suinteresuoti tuo, ką galėčiau jiems padaryti. Tas skirtumas buvo viskas. Užvedžiau automobilį ir išvažiavau. Palikęs užnugaryje parkingą, važiavau tyliais keliais, kurie šiuo metu buvo ramūs. Muzikos nebuvo, jokio blaškymosi, tik variklio ūžesys tapo mano vieninteliu garso takeliu. Galvoje sukosi mintys apie tai, kas laukia toliau. Nebuvo jokios nerimo bangos, tik smalsumas. Turėjau darbą, kuriame buvau geras, butą, kuris priklausė man, draugus, kurie pažinojo mane ne tik kaip problemų sprendėją. Mano gyvenimas egzistavo nepriklausomai nuo šeimos lūkesčių ir aš jį per ilgai apleidau, siekdamas pritarimo, kuris niekada neateis. Tas gyvenimas laukia manęs ir jis laukia visą laiką. Priešais mane vis labiau švito miesto šviesos, artėjant prie savo rajono. Pažįstamos gatvės, pažįstami pastatai, įprasta komforto zona, kurioje man nereikėjo stengtis, kad galėčiau egzistuoti.
Kai pastatęs automobilį sustojau, išjungiau variklį ir dar akimirką pasilikau sėdėti, nejausdamas liūdesio ar pykčio, tiesiog buvau čia ir dabar. Galvoje sukosi mintys apie kėdę, kurią nurodė mano tėvas, vienintelę vietą šalia paslaugų zonos skirtą, kad būčiau matomas, bet kartu pakankamai nematomas, kad būčiau ignoruojamas. Prisimindavau metus, kai turėjau sėdėti tokiose kėdėse, metus praleistus ant krašto, šalia, bet ne visai priklausant. Tie metai baigėsi. Išlipau iš automobilio ir žengiau link savo durų. Raktas pasisuko spynoje su pažįstamu spragtelėjimu. Įžengiau į savo ramybę, uždaręs duris už savęs. Rytoj pradėsiu kurti kažką naujo. Ne geresnio, tiesiog tikro. Gyvenimo, kur mano vertė nebus matuojama tuo, kiek pasiaukojau tiems, kurie niekada nepagalvojo apie atgalinį ryšį. Gyvenimo, kuriame ribos nebus išdavystė, o tylėjimas, nepaklusnumas, gyvensiu gyvenimą, kuriame prašymas užimti vietą prie stalo nebus tapatinamas su pretenzija. Nebereikėjo, kad mano šeima mane matytų. Aš galėjau matyti save ir tai buvo pakankamai. Jei kada nors buvote tikimasi tylėti, kad išlaikytumėte ramybę, jei kada nors buvote tas, kuris viską sprendė, kol kiti gavo nuopelnus, jei kada nors sėdėjote kėdėje, kurią pasirinko kitas ir galvojote, kada galėsite atsistoti, noriu, kad žinotumėte, jūs dabar galite atsistoti. Jūs galite palikti stalus, prie kurių niekada nebuvote kviečiami. Jūs galite kurti savo stalą su savo kėdėmis ir kvieti tuos, kurie mato jūs tokius, kokie esate. Dar ne per vėlų. Niekuomet ne per vėlų. Viskas prasideda nuo paprasto, bet radikalaus veiksmo – atsisakyti būti nematomu.